jeigu būtų, žinai, parašyta knygų kaip uždirbti milijoną, tai visi čia tą milijoną turėtų, žinai, uždirbę. Ir pasirodo, yra parašyta. Ne visi perskaitė tas knygas. Tik problema, kad, neskaito žmonės. Po kol aš jau turėjau Vilniui štuką 200 kvadratų gal nuomai, gyvenamosios paskirties. Tik tada aš savo, žinai, Porsche nusipirkau. Reikia atskirti tuos dalykus. Yra investuotojas, tu turi gauti vieną grąžą. Taip. Ir tu dirbi tenais, turi būti atskira grąža. Tai žinai, čia paprastai ten va perki, ten Filipinį partinį, tai palauk, labą dieną. Tai čia aktyvus darbas. Jo, tai čia aktyvus darbas, tai tu pakalini. Tu gauni algą. Ir labai didelė klaida, ką daro žmonės, ima per daug to cash flow, kuris yra apmokestinamas daug stipriau. Jeigu tavo tikslas yra kelt kapitalą, tai tu dabar paimsi, sumokėsiu 15% ir aš tos pačius dabar su minus 15% dėsiu atgal. Tu gali ten išsikešinti tos pinigus, susimokėsi 0%, visiškai 0, perki 3 kartus pigiau negu Vilniuje, profitas tavo bus dvigubai didesnis ir mokesčius mokėsi bent 5 kartus mažesnius. Žodžiu, Vainius 10 metų anksčiau suprato, žodžiu, ką aš supratau prieš kelis metus. Tai patarimas, va galite užsirašinėti, jeigu nėra babkių, bet norite jau babkių pradėti turėti. Man čia buvo toks cheating codas. Jeigu norite sužinoti, kaip pradėti be kapitalo, kaip turtingiai legaliai vengia mokesčių, kaip išvengti GPM ir NT mokesčių, kaip įvertinti investicijas, lyg būtum top 1% turtingųjų. Kodėl verta turėti offshore'inės sąskaitos užsienyje arba kodėl Gruzija yra mokesčių rojus, žiūrėk šitą podcastą iki galo. Sveiki žiūrovai, šiandien su mumis studijoje yra Vainius Kuolys, verslininkas, investuotojas į nekilnojamą turtą Lietuvoje ir Gruzijoje, kripto ir ETF'us. Tai sakyčiau, praktiškai viskas Vainiau pas tave meniu yra. Sveiki visi, ačiū. Gal ne viską, ne visai viskas, bet daug dalykų. Žaliavų trūksta, ko dar trūksta, nes... Ne, tai jos eina. NT yra, ETF, akcijos yra, kripto yra, atrodo viskas užkalta, pagrindinės visos... Žinai, jau būna atrodo, kad viskas, bet kuo labiau gilinės, po to pasirodo, kad dar ne viskas buvo, žinai, čia dar kažko reikėjo pridėti. Supratau. Tai Vainiau, gal gali mūsų žiūrovam, kas tavęs nepažįsta, nes aš irgi neseniai tik su Vainiu susipažinau NT Campo metu, papasakot truputį apie savo kelionę, apie savo background, ar ne, nes visų pirma esi verslininkas, tai vat iš kur prasidėjo tavo kelias, ar ne, investicijas? Tai prasidėjo labai paprastai, tai turbūt, žinai, kaip ir visi ten jaunuolis būdamas ten 14 metų, tai aišku visiems, žinai, ypač ten vaikinam jaunesniem, visą laiką, atsiranda tas tarpas, kai jau pradedi, žinai, galvoti apie pinigus kažkaip. Kai norisi turėti ten kažkokių savo turto, savo pinigų, ten panus pradeda rūpėti, aišku, kad ta vertė matuojasi dažniausiai pagal pasiekimus kažkokius. Tai visai mes sprantama, kad pinigai buvo aktualus, žinai, dalykas. Tai ir, pradėjau žiūrėti, domėtis, kaip užsidirbti, žinai, ir, tuo ir pradėjau. Tai teko padirbėti ten kažkokių neoficialių, žinai, ten statybose, panašiai ten kaip, supratau, kad, nepatinka. Ne ta sfera. Ne ta sfera. Ne ta žanras. Jo, kad babkių uždirbti galima, bet, tipo... Nugarą patas skauda nuo tų babkių uždirbimo. Tai, žinai, supratau, kad reikia tau galbūt paieškoti. Ir su tom, žinai, kaip prasidėjo visokias pasyvias pajamas ir panašiai, ir iš kur gal tas motivacija stipriai dirbti ir daug uždirbti. Tai man įstrigo gal labai, žinai, būdavo eini į šūlę, ten, žinai, toli važiuodavau, su truliku važiuoti reikia, žinai, ten užsikinysęs, lyja, ten, toks, žinai, ten 14 metų, kaip ir ten babkių norisi, bet kaip ir dar neturi, toks, žinai, kad dar be vietos. Stovi ten stotelė užsikinysęs ir stovi būdavo, žinai, snoriukai šitie, Snoro banko. Stovi tas snoriukas ir ant jo būdavo plakatas didžiulis, ten kažkaip leis savo pinigam dirbti ir kažką tokio, ir litais buvo palūkanos 10% metinės. Dabar atrodo svajonė. Jo, bet litais, žinai. Bet tada tai jo, ir aš, žinai, galvojau, bramba, 10%, ir aš paskui, žinai, pradėjau ten laiko buvo trulikė važiuojant pagalvoti, žinai. Ir ten, žinai, galvodavau, plemba, tai jeigu padedi 10 000 litų, tai iš tų litų gauni, žinai. O jeigu 100 000, 10 000 litų. O tada man iš tų litų atrodė dideli pinigai, žinai. Atrodė, jau geras atlyginimas buvo 1000 litų. Tai galvoju, plemba, tai jeigu padėtum ten teleauto, laimėtum ten, žinai, milijoną, jeigu padėtum 100 000 gautum ten per metus. Taip, viskas, čia... gali nebedirbti. Jo, viskas kosmosas. Ir tada, žinai, pradėjau galvoti, iš kur gautų pinigų, žinai. Nes jau atrodė, kad bent 10 000, jeigu padėčiau, tai jau čia gaunasi mėnesį vos ne 800 iš tų palūkanų išeina. Atrodo, blemba, tai jau čia, žinai, vos ne kaip atlyginimas normalus tuo metu. Ar 10 000 užtenka? Nes 10%... O, ne, atsiprašau, 100 000, jeigu padėtum. Jo, 100 000, jeigu padėtum, tai gautųsi tau ten mėnesį kažkur. Vidutinė jau tokia alga, ar ne? Jo, ir tada, žinai, buvo mintis, kaip tų pinigų užkalt tada. Ir aišku, pradėjau domėtis, daryti, žiūrėti visokius dalykus ir, pabiški taip ir įsivažiavau tą pinigų uždirbimą. Turiu svarbų pranešimą. Jeigu mokat paskolas bankui, dabar yra pats geriausias metas refinansuotis. Bankuose maržos nukritę iki rekordinių žemumų. Bet jeigu jums yra neaiškus refinansavimosi procesas arba tiesiog jūs neturite laiko, visą tai mes galime sutvarkyti už jūs. Kam tas ypač naudinga? Tas ypač naudinga, jeigu jūs dirbate užsienyje ir gaunate atlyginimą ne eurais, arba jeigu jūs turite sudėtingas pajamas, tokias kaip dividendai, yra nemažai grynųjų pinigų,
turite individualią veiklą arba kombo iš kelių tokių dalykų, kreipkitės pas mus skerys.nt.com ir mes jums gausime geriausias paskolos arba refinansavimo sąlygas. O dabar atgal į video. Tais laikais, vat ką žiūrėdavau, YouTube'as, tuo metu buvo... Ne, blemba, aš nežinau, ar nebuvo, arba aš per durnas buvau. Kad atrasite. Jo, blemba, aš kaip pagalvosiu. Nu, žinok, jeigu tu važiuodamas į mokyklą galvoji, kur investuoti, tai turbūt yra šansas, kad nebuvai per durną, žinok. Nu, nes aš tokius klausimus turbūt pradėjau kelti į universitetą studijuojant. Ne, aš negalvoju dar, kur investuoti, aš galvoju, kaip užkalt, nežinai, visi užkaltai buvo, arba pavogti reikia, arba ten kažkokią varkę prasukti. Nu, žinai, tu, kai to aplinkoji, tu nežinai, kaip tie pinigai uždirbami. Galėjai ten į darbą pachalinti statybose kažkokios. Ten kaimynas eina, nu sunku sugalvoti, žinai, man nebuvo kur investuoti, nebuvo tokias minties investavimas, man dažnai noras užkabino, kad o čia taip galima pasirodo, bet pats darbas buvo, žinai, kaip uždirbti. Žinai, aplinka tokie buvo, visi kažkokias ten varkės suko, kažkas mašinas perpardavinėja, kažkas kažką daro. Tai kai kas dar ir dabar mašinas iš Amerikos tempia, pažiūrėsim, koks bus galutinis rezultatas. Ja, čia įdomus ir tas. Tai ką išsirinkai, pabandys statybas ar ne, palenk nugarą? Jo, bet čia, žinai, ten buvo visai ten vaikiškas, taip sakant, darbas, ten 14 metų, kur ten, žinai, aš atsimenu, kažkada pirmais kartais mokėjo 10 litų už dieną, man atrodo, žinai, mokėjo. Paskui 2, ten kažkada po pydėse gal mokėdavo, po to 100 litų už dieną buvo, bet jau ta 100 jau supratau, kad jau, ačiū, ten nebereikia, žinai. Tai pagrindas, nu mano gal tokie realūs, normalūs verslai prasidėjo, tai prekyba ir autoservisas. Tai buvom autoservisas su kolega atsidarė dar studijų laikais, tai irgi papachalinau, supratau, kad aš moku website galiu padaryti, reklamą galiu padaryti, parduoti galiu padaryti. Ir aš suprantu ten tą visą, žinai, techniką, elektroniką, kaip pasieina, bet kai reikia daryti, blemba, kai tu dirbi, žinai, kai ten viskas ant mano vardu, aišku, aš atsakingas, jeigu klientui pažadėta, hebra, žinai, įsiskirsti, aš iki 3 nakties darau, 6 ryto man reikia atvažiuoti, nes aš kitą klientą turiu priimti. Ir kai aš net taip pat pahalinau, kai tu ten rankos plauti negali, visas juodas purinas, suprantu, kad, nu, blemba, nelabai. O ir yra labai ribotas laikas, žinai, nu, kiek tu gali ten tų mašinų, pavyzdžiui, padaryti, jeigu tu pats darai, žmonės samdai sunku pasamdyti žmonės. Ir labai ribotas laikas, kiek tu gali tų pinigų paimti. Taip. O su prekyba, ką atradau, kad realiai, nu, man ar parduoti vieną vienetą, ar parduoti 100 vienetų, netiek daug laiko skirtumas užtrunka. Ir tu gali labai stipriai, nu, tas pajamas pasididinti iš karto. Tai labiau paskui perėjom tos prekybos, sakykime, e-komerciją ir panašiai, nu, ir ten jau prasidėjo gal tie geresni pinigai. Aš irgi 15 metų, gal net ir daugiau esu pardirbęs pardavimuose ir irgi, vat, viena iš tų priežasčių, nežinau, vat, jaunimas, kai sako, nuo ko pradėti investuoti, tai pirmą nuo algos pradėkit. Žodžiu, pirmą uždirbkit normalią algą, normalius ir viena iš tų sričių yra vat, pardavimai. Ir aš vat, paskutinius 6 metus, kai darbausi influencerių marketinge, tai irgi, ar tau parduoti vienam žmogui, kad tas influenceris parduos vienam, ar parduoti 100 000 žmonių, nu, pateikti tokį. Tas pats laiko santykis. Tiek pat emailų reikia parašyti, tiek pat reikia susiderėti, tiek pat sąskaitų apmokėti. Nu, tose darbo kiekis yra tas pats. Neplytas nešt. Jo, klausimas tik daugiklis, ar ne? Kiek nuneštas influenceris prie kiek žmonių. Tai vat, man tuo ir žavus tas influencerio marketingas buvo, kad įdedi vienkartinį tokį darbą, ar ne? Ir tada jau tik tais daugiklis. Na, ir man žinai, gal labai supirkėjo pasijuto tas automobilis, dar pamiršau automobilis, perpardavinėdavau, užsimdavau ir gan neblogai sekėsi, variau neblogai, visą, žinai, buvo pirki, paremontuoju, parduodi, bet esmė tame, aš tai vieną automobilį, aš, žinai, padarau, paruošiu į afigenai, sufotkinu viską, prašymą, padarau istoriją, sugalvoju, aš jį ten parduodu ir aš vėl ant nieko, žinai, aš tas pinigų uždirbau, bet man reikia naujo produkto. Ir aš patau, kad jeigu aš atsivežu kažkokį produktą, kas yra nuo serijinės gamybos, aš galiu padaryti tą prašymą, galiu, žinai, afigenai parduoti kažkokį, bet aš galiu parduoti dar ir dar ir dar ir dar. Čia pradės skambėti kaip dropshippinimas. Ne, žinau, buvo gal to dropshippinimo pati pradžia, po kol dar nesivadinu dropshippinimu, dar net nebuvo nieks sugalvojęs, žinai, darėmės tos dalykus, bet aš paskui atradau, kad tu gali nustokę turėti. Bet esmė tame, aš pirksiu vieną naudotą mašiną, ją padaręs parduosiu ir mano visas aprašymas viskas nuplaukia po pardavimo, arba aš nupirksiu kažkokį daiktą, aš jam padarysiu aprašymą, bet aš galiu 100 vienetų tada pardavinėti. Tai, žinai, nu, greitėja. Nu, ir paskui su ta prekyba, žinai, įsivažiavo ten po biškį, bet man kas visai gavosi gerai, žinai, tas noras, po to gavosi, ten bankrutavo, užsidarė, nuplaukė. Tai, žinai, aš jau mokėjau kaip babkės uždirbti, jau supratau maždaug, kad tu gali pahalinti ar babkės užkalt. Buvo problema, aš nežinau, kur investuoti. Noro kaip ir nėra, tai aš paskui supratau NT. NT dėl ko supratau, turėjom autoservisą, reikia nuomot patalpas, reikia babkės mokėti. Mes pahalinam, dirbam, atvarčiuvos, pasiemu štuką, ten, žinai, išvažiuoja. Tiesiog. Jo. Tada, žinai, prekyba, patalpas kažkokias turi irgi, tu, žinai, pahalinė, atvažiuoja, paima babkės, išvažiuoja. Būtų nori gyventi, reikia mokėti. Tai čia buvo, žinai, pirma mano gal investicinis kažkoks dalykas, kurį aš realiai supratau, už ką tie pinigai, kaip jie ateina. Nu, buvo labai aišku, yra turtas, aš noriu duoti, turiu pinigus mokėti. Tai tas, žinai, nu, davė suprasti, tipo. Ir gavosi kas gerai, kad
kadangi aš nežinau, kaip investuoti mažų sumų, ten kažkokią ten ETF įsidėti, dar kažką, tai man reikia dabar būtą nupirkti, tai man reikia, ten 105 tūkstančių, 200 tūkstančių litų, žinai. Taip. Tai man biški galvoju, žinai, kitas planas įsijungia, man dabar reikia užkalti nebe 1000 litų, man reikia užkalti 200 tūkstančių litų. Padidėjo laiptelės, jau kurio jau reikia. Ir tada, žinai, tu pradedi kelti tikslus. Tai va ir, žinai, kad tos pasyvios pajamos irgi būna, žmonės sako, o aš tai noriu, kad nereikėtų niekada dirbti, žinai. Bet, problema ta, kad dažnai žmonės turi svajonę kažkokią, žinai. Tai aš, pavyzdžiui, neturiu svajonių, jokių. Yra tikslai, ne? Tai svajonė ką reiškia? Tai yra, kad tu nori kažko, bet tu dėl to nieko nesiruoši daryti. Aš nesidėsiu, svajosiu, kad, kaip noriu, kad ten, žinai, būtų, turėčiau dar kažką, bet daryti nieko nenoriu. O tikslas, tai vadinasi, jeigu tu turi tikslą, tu turi įsikelt planą. Ką tu darysi, ne? Jo, turi būti žingsniai. Ir žmonės tų tikslų nemėgsta keltis. Nes jeigu tu turi svajonę, tai tu žinai, aš svajoju. Bet jeigu tu turi tikslą, tada klausimas, kur planas tavo. O planas yra, o tu darai kažką. Ir žinai, va tada gaunasi dauguma žmonių nenori tų planų turėti, nes, ir žmonėm gal kartais būna net ir painu, nes vakar buvau Starfisho prezentaciją darėm, ar ne, ir buvo žmonės irgi ten teikia tokius kaip laisvas planus, ir būna, kad kartais žmogus ateina, kolega Giedrius Sarbinskas labai ten taikliai pastebėjo, su vizija. Aš noriu, kad būtų geriau, brangiau, daugiau, greičiau, ar ne, ir viskas, ir nėra. O kitas ateina žmogus, kur ten, tarkim, ten sveikata, ar ne, ten boom, planas, nežinau, ten plauksiu, bėgsiu, važiuosiu į kalnus, ten biznis, čia noriu daugiau NT, mažiau versle, čia taip toliau, taip toliau, taip toliau, tada nori ten koks NT, jeigu ten sfera, tai čia va Portugalijos visos taip toliau, ir bam, yra viskas sudėliota tokiais action stepsais, ir tų action stepsų, ne vienas, jų ten 5, 6, ne kad toks abstraktus, o kaip pamatuoti ten, ar geriau, ar daugiau. Taip. Čia... Jeigu tu sakai, nežinau, noriu būti matomas ten social medijoje, iš tikrųjų. Kiek matomas? Jo, jeigu vieną LinkedIn postą į pusę metų įkėlė, tai tu kaip ir jau labiau. Bet jeigu išsikeltum, kad kasdien ten ar kas kartą į savaitę ten kelti, daryti ten dar, tokį pamatuojamą, tai tas action veiksmų planas nuo vizijos yra labai didelis skirtumas. Atskira visa tema tikslų kelimas, ir galiu pasakyti, veikia afigenai. Jeigu tu susirašai, ką tu nori padaryti, pasidarai planą ir tu rašai, žinai, planą atrodo nerealu. Praeina metai, tu atsiverti, ką tu buvai užsirašęs, pažiūrėjai savo planą, planas žingsniai subraukyti, padaryti, ir tas atsitiko, žinai, padarėjai. Tai, bet sakau, daug žmonių nori, žinai, kad svajoju, bet nedarau. Tai aš supratau tos dalykus, pradėjau domėtis, skaityti, žinai, nors iki to šūliai viską išsivarčiau, nieko neskaitęs ten, ta prasme. Prasisuko, vainius prasisuko. Aš net lietuvių mokytoją apgavęs buvau, pas mus ten kažkaip balygio neleido pasirinkti, žinai, sako, ne, aš sakau, tai aš egzo nelaikysiu. Ir ten kažkaip vos ne vienam iš šios šūlės tą balygį davė laikyti, ir paskui atėjau į egzo. Tu egzo laikysi? Aš jo. Žodžiu, bet ir įsilaikiau, pasirodo, gali įsivartyti ir taip. Bet paskui man ten padovanojo, žinai, ten buvusios merginos, ten brolis knygų dovanų, ir aš galvoju, tai, žinai, būdavo mintis, tai jeigu būtų, žinai, parašyta knygų kaip uždirbti milijoną, tai visi čia tą milijoną turėtų, žinai, uždirbę. Ir pasirodo, yra parašyta. Ne visi perskaitė tas knygas. Tik problema, kad, neskaito žmonės. Taip, arba būna, kad būtent. Taip. Nes aš irgi kažkada pinigų kvadrantą buvau irgi skaitęs, pasirodo, ir vieną kartą, ir antrą kartą, o realiai pradėjau, nežinau, ten po 10 metų po to, ten tos pačius dalykus daryti, ką sakys, ten, nežinau, gal jau ten 90-aisiais aprašęs buvo. Ir tas yra, aš galvoju, čia nesąmonė, čia visi darytų, jeigu būtų. Neskaito. Čia, žinai, kaip tu galvoji, pasidalinsiu kažkokį mintį, tai visi kopijuos pradės daryti. Ne, 9 procentų nuo sofos neatsikels, kiti, žinai, ten gal ir pasižiūrės, bet jie vis tiek nedarys. Tas ir yra, žinai, dalykas, kad pasirodo, yra parašyta tų knygų, apie ką nori, ten nori geriau pardavinėti, nori NT investuoti, nori finansai kažkokie. Yra, paimk, paskaitysi, žinai, ir, žinosi, kaip padaryti. Tai aš neprisiskaičiau, atsirado supratimas kažkoks, ką reikia daryti. Ir kabinausi tos tikslus, viską įsikeli tikslus, pradedi kapot, daryti, žiūri, kad sekasi. Tada tu supranti, kad gerai, galėjau 1000 uždirbti, dabar galiu 2, dabar galiu 4, tada gal taip, palauk, bet aš tada vadinasi ir 8 turbūt galima, gal ir 16 galima. Ir tada ta matematika pradeda kitaip dėliotis. Ir tada matai, kad, tai realu tos tikslus kažkokius pasiekti. Ir tada jau, žinai, su pačiom jau su investavimu, kur jau prasidėjo normaliai, tai va čia jaunimui, kas klauso, pavyzdžiui, galvot, nėra galimybė, ne, aš neturiu pinigų, kaip man investuoti. Čia, žinai, kai bus, žinai, sako, finansų valdymas, tai pas mane nėra ką valdyti, nėra finansų, žinai, kai bus, tai valdysi. Tai patarimas, galite užsirašinėti, ne, kaip pasidaryti, jeigu nėra babkių, bet norit jau babkių pradėti turėti, ne, į NT investuoti. Yra toks dalykas house hackingas. Tai Amerikoje populiarus, pas mus jis veikia, bet truputį kitaip. Tai kaip aš jį pritaikiau ten 20 gal metų būdamas. Tai žinai, važinėjai, su pana susitikinėjai, bet važiuoji, reikia kurų užsipilti. Mašinas, benzų riedau, paskaičiau, brangu gaunasi, žinai. Tada galbūt reikėtų išsinuomoti, vis tiek, žinai, baraką nuomojasi kažkokią, aš ten pas tėvus ten gyvenu, žinai, po kol dar neišspyrė. Reikia išnuomoti būtą, nepigu.
ieškai, bet tuo metu, kas buvo prikolas, nuomoti ir 1-2 kambarių būtą ir 3-4 kaina beveik buvo ta pati. Nes visi galvoja, oi, 4 kambarių, tu durnas, ten šildymas kiek kainuosi, ne? Taip. Ir dabar tiesą pasakius yra dar... Jau nebe tas. Jau mažesnė koreliacija. Jau nebe tas. Jau suprato lietuvaičiai, kaip reikia dar. Tas pats su pirkimu buvo. Tai žodžiu, buvo, tai ką aš pasižiūrėjau, kad gerai, paimsim tą būtą, reikės nuomą mokėti, ne? Kaip čia galima, iš to kažkaip pasipiginti. Tai sugalvojau, kad reikim 3 kambarių būtą ir 1 kambarį galima išnuomoti, žinai. Tai išnuomavom, žinai, tą būtą. Susiradom visai neblogą variantą, ten rusakalbė moteriškė nuomavo, aš dar gražiai sušnekėjau, dar nuolaidą gavau, žodžiu, 500 litų man būtų nuoma kainuoja. Ne, ten baltupiuosi 3 kambariai. Tada ką aš darau, aš su šeimininkė iškart tardamas jis sako, o kam jums čia dviese, būtas 3 kambarių. Sakau, pas mane čia dar puskių gal atvažiuos, čia nustedantauja, čia irgi apsigyvens, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, sutartį pasirašymą, sutariau, kad bus šitų daugiau gyvenančių žmonių ir ką aš tada darau, aš dedu skelbimą, kad nuomoju kambarį 2 žmonėm po 200 litų. Atvaro panos jaunos, padavėjos, pasižiūrėjom, tinka, patinka, davai. Ir kas tada gaunasi? Tada man, žodžiu, ten 2 metų ten kažkiek, ne? Aš gyvenu Vilniui, 3 kambarių bute, su 3 panom ir man pydės tai kainuoja 5 litų. Svajonė, žodžiu. Jo, komunalkės dar splitinama, nes iš tų 2 panų po 200 litų paimu, dar su pana per pusę susimetam tą stolininką likusi. Tai jau kaip ir nepasyvios pajamos, bet jau man pasyvios neišlaidos gaunasi. Tai jau taupasi, žinai. Tai va, pavyzdžiui, jeigu ieško studentas kažkur apsigyventi, tai pagalvokit, ar jums reikia dabar imti 1 kambario būtą, ten naujos statybos bute ir jūs paliksit 500 minimum ant nuomos su komunalkėm. Ar jūs galite gal paimti susirasti 4 kambarių būtą, išsinuomoti, susitarti su savininko, kad čia daugiau gal biškai hebros gyvens, tai 1 kambarį gali gyventi, 3 išnuomoti ir labai tikėtina, kad tu galėsi nemokamai gyventi. Aišku, aš esu patyręs, kai jau truputį išlepsti gyvenime, žodžiu, ir esam iš 1 kambario būto, savo įsirenginėjom 3 kambarių būtą. Ir esam įsikėlę į 3 kambarių būtą dar su 2 studentais. Tai, žodžiu, mes, buvo taip tokia netikėta situacija, kad paskambino, po tarkim, porą metų nuomojamės būtą, 1 kambario, savo neskubam, nes tais metais buvo dar, kad ir būtą remontavomės, ir vestuvės turėjom tą pačią vasarą. Ir, žodžiu, yra tų reikalų, per daug statybininkų ten nespaudžiamės. Paskambina mums savininkai to būto, pasirodo, mes iš kurių nuomavomės, ne jų tas būtas, o ten dėdukas susipyko su močiutė, eikit vos nelauk. Ir mes ką? Ir jeigu galit per 2 savaitės dar išeikit. Tai mes sakom, palaukit, sutartį ten yra 2 mėnesiai, o jūs norit per 2 savaitės. Tai kažką suderinam gal mėnesį. Ir matom, kad su tais statybininkais, žodžiu, neužforsavom. Ir dabar mums yra tarpas kokie 2 mėnesiai, ar ne, kada mes nepataikom. Tai sakom, einam į 3 kambarių būtą, tiesiog pas studentus per vasarą pagyvensim, žinai, 1 kambarį. Man, dabar galvoju, nežinau, kiek 25 gal metai, 26 buvo moralinė trauma. Kodėl moralinė trauma? Nežodžiu, ateinam į virtuvę, tarkim, yra virdulys. Tai tas virdulys nematęs valymo visą savo gyvenimą. Jis apaugęs, apžėlęs, apburbulėjęs. Taip pasižiūrėjom, dabartinė žmona tuo metu draugė sako, mes iš šito virdulį negersim. Mes turėsim savo virdulį, žodžiu, 2 virduliai. Vienas, žodžiu, švarus, kitas, žodžiu. Jo, čia yra niuansas, žinai, jeigu tu ateini ten į vonę, ateini, ten vėl, žodžiu, nepasakosiu, kas ten plaukė, žodžiu, bet, Ne, čia, žinai, jeigu tu jau gerai pagyvenai. Jo, jeigu paragai gerą gyvenimo, taip tas žingsnis atgal. Tai būna pada moralinė trauma, kad mes terpėm slidės iš to studentiško buto į savo neįrengtą butą, tarsi mūsų svetainiai šiukšlių kalnas man iki krūtinės buvo. Bet buvo geriau. Jo, reikėjo jau miegoti ant čiužinio, kuris 4 ryto išsileisdavo ir, žodžiu, prabundinės nors sunkesnis, tai šala man jau nugara, aš atsikėliu, kadangi aš atsikėliu nuo čiužinio, žmona nusileido ant grindų ir aš tada su pompikė 4 ryto, kiku, dasiputi, žodžiu, kai jau 2 kartą prabundi, jau tada net nebeputi čiužinio kelies, žinai, kad jau nebeužmygsi po to. Bet čia tas dalykas yra tam, kad taip nebūtų, ne? Tai tavo 25 buvo parke, bet jeigu tu 19, tu... Jie nėra sukalyginti. Jo, tu su tais studentais ten iš to virdulio gertum ir patenkintas būtum. Ir dar geriau, nes džiaugtumės, kad su 3 panom. Taip, tai tu, žinai, į priekį turi pagraidinti. Jeigu tu, žinai, paskui tau 3 metų ir tau reikia dabar su studentais, ne variantas jau. Bet tai tu, žinai, iš karto nereikia, kad atsikraustų, būna, tai žinai, tau 19 metų žiūri naujos statybos būtą 1 kambarį. Nafik tau reikia. Dar panašiai mašiną, irgi, kad būtų panaudesnė. Tai va, tai su to sakau, irgi house hacking galima prisisukti, tas pats yra su pirkimu, ne, kai tu perki, klaida buvo daug kas perka, pirkau savo. Tai aš, pavyzdžiui, kaip padariau, aš pažiūrėjau, kad dar 99% žmonių ir padariau atvirkščiai. Ne, pirmą būtą visi perka, tai reikia savo, kad turėčiau kur gyventi, ne? Aš nupirkau pirmą būtą nuomai. Labai užstrigusi citata yra Tomo Bogdanavičiaus, gal 2017 metais ją girdėjau ir man buvo tokia mind blowing, kad sako, reikia turėti tą, ką visi nuomojasi, ar ne? Ir reikia nuomotis tą, ką visi bando turėti. Tai sako, jeigu aš noriu
vilos Prancūzijoje, ar ne, tai aš neperku jos. Aš tą vilą už 2 milijonus išsinuomoju, bet jeigu didžioji dalis žmonių nuomojasi nedidelius butelius, ar ne, ten bendrabučių dar ir ten kokie ekonominė, tai sako, aš geriau už 2 milijonus auninsiu tų butelių, ten nežinau, 20 ar 40 ar kiek, ir tie butai mano nuomojami padengs ir mano tą vilą, ir dar ten liks man. Žinok, lygiai taip ir aš tau prieš 10 metų pradėjau daryti. Tai sakau, aš, pavyzdžiui, ką nupirkau butą ir tai žinai, tai reikia vieno kambario, tam pusantro kambario būtų nuo jos statybos, ne. Tai čia tu kaip perki, ko nori savo, bet ką žiūri, ko žmonės nori, ko jiems reikia. Tai aš kariu 100 kvadratų butas, 4 kambarių, fabuose. Ne, bet yra 4 kambariai izoliuoti, atskiri, kvadratūros dafiga. Ką aš padarau? Kalų kambariais, ne? Aišku, draugė mano jau žinai trina ranką, sako, o tai čia kaip faina, kada kraustysimės. Sako, palauk, koks kraustysimės. Sako, tu žinai, kiek ten nuomos bus. Mes čia mokam, mums žinai, išlitų perskaičiavo 105 eurų nuomą, 3 kambarių Baltupiuose. Aš ten paskaičiavau, kad aš kambarį ten po 108 nuomosiu, žinai. Tai man ten susireka, ten nežinau, ten nu jau 700 ir tai nuomos, o mes 105 mokam. Tai koks kraustysimės. Tai tas žinai, būtas generuoja pinigus. Tai sakau, dauguma žmonių perka savo, tai tu nuperki ir gaunasi, kas tu, klaida būna, žinai, žmogus nusiperka savo tą būtą. Ką norėtų turėti? Jo, bet tu perki, ką tu dabar nori. Ir tu žinai, kiek būna tokių perka, ten 2 metus remontuoja, ten po biškį, tada tai kraustumės, kas, ten antras vaikas nebetelpam. Jo, bet iš kur tu žinai, koks tu žinai darbas tavo, koks bus aplinkybės, kokio tu norėjai namo, būto, kotedžo, keičiasi. Tai tu tas ir investuok, nusipirk, ką tu gali išnuomot. Pavyzdžiui, paimi tą 4 kambarių būtą, tai aš galiu trumpalaikį, ilgalaikį, dar kažką mane, jisai generuoja pajamas ir aš iš tų pajamų galiu nuomotis tą, ką noriu. Ir dažniausiai būna tie ekonominės klasės variantai, jie generuos aukštesnę grąžą ir tu išnuomot gali pigiau. Pavyzdžiui, žiūrėjau, galvoju, Dangoraižių gal norėčiau, Europos tam, žinai, kur, pavyzdžiui, arba šitam Helios įtą. Ir blemba gaunasi, kai tu paskaičiuoji nuomą, tai ten 3-4 procentai gaunasi, žinai, kainos. O tu iš tos senos statybos ten, žinai, 8 vinioji. Man buvo didžiausias skirtumas, o irgi atrodė, kad labai daug yra pajamų ir turėtų būti teoriškai labai geras pajamingumas. Nelietuviškas pavyzdys, bet manau, turbūt ir Palangai tas tinka. Mes buvom žiūrėję Tenerife, atrodo labai faina, atrodo labai didelės nuomos kainos, bet kadangi yra didelės ir nekilnojamo turto kainos, matematika tiek nesueina, kad ten jeigu gauni 4 procentus, jau reikia su vėliavėlėm mosuoti. O dar mokesčius atsimujuosi ir ten su liksi. Nu, ten jau galutinis toks gaunasi, kad jeigu jau 4 procentai po visų ten, nes gaunasi, kad atrodo nuomos kaštai, kai čia nuomos pajamų yra labai daug, bet administravimo mokesčiai, ten visokie bendrijos mokesčiai, komunaliniai ir viską Airbnb, kai išbraukai, duok dievę, tau ten 40 procentų lieka. Ja, labai reikia skaičiuoti. Tai tas yra iš tikrųjų daug kas neįvertina. Ir tada, nu ir sakau, ir netgi tas pirkimas, tai čia vienas variantas, jeigu tu, pavyzdžiui, jaunas būtą pirkti nori, tu gali pirkti 4 kambarių, jeigu tu dar tau 19 metų ar ten 20 kažkiek, tu gali pasispausti vienam kambarį pagyventi, tu žinai, viską ten kontroliuosi, bet tu kaip ir chaliavai gyveni, tu gali investuoti toliau tus pinigus. Arba kitas variantas, jeigu tu nori jau tavo, kaip sakė, 5 metai, tu jau iš to virdulio gerti nebenori. Tai veikia kitas variantas, kaip Amerikoje įprastai yra pirki duplexą, freplexą, fourplexą, ne? Pas mus tu paskolos tokio varianto negausi, kad 4 kotedžus nupirkti. Bet ką tu gali padaryti, ypač Kaune aplinkoje yra didelės kvadratūros namų. Šauni 500 kvadratų, 700 kvadratų namas, gausi būsto paskolą, nes vienas yra tavo, nekilnojamas turtas, ne? Aišku, yra niuansas, kaip čia svarbiausia yra detalės, aš šituriu, kad gautum tą paskolą. Gautum. Gali būti, kad reikia labai didelių pajamų. Čia kitą temą galima padaryti. Ja. Tai žodžiu, bet esmė tame, kad, žinai, žmonės klaidą padaro. Tai paimu pirmą butuką, paimu antrą, dar su žmona kartu susitokiam, čia, žinai, dabar, kad paskolą lengviau gaunu. Tai maladės, tai jūs dabar 2 šūdinas paskolas paimėt ir viskas, jums užsirakino būsto paskolos. Taip. Tai tu gali nesusituokęs, tu gali 2 paimti, tavo antrą pusę 2 dar gali paimti ir imti iš karto teikia normalias geras. Jeigu tu nupirkant mažą butuko kokį, tai viskas, tu panaudoji. Tai aš tą gerai, kad dar ten laiku supratau ir ėjo padaryti. Tai ką tada darai, gali patį didžiausią, ką tu ten gali paimti daugiausia kvadratūros per kvadratą kainą, pavyzdžiui, 500 kvadratų namą šoviai, bam. Tu jų gali įskirstyti, įrengti, nežinau, 5 butus po 100 kvadratų, tu vienam gali gyventi normaliai tvarkingai, 4 gali išnuomoti. Ir tau, ir tu iš tos nuomos tau susidengs tiek, kad tau ir sumokėsi viską, ir tau daliks. Gali antrą tokį paimti, 2 namus turėsi. Žodžiu, Vainius 10 metų anksčiau suprato, ką aš supratau prieš kelius metus. Aš žinau, viską atrodo, aš būčiau norėjęs, bet nebuvo kur. Vat, pavyzdžiui, aš nusipirkau tą Jurijaus knygą, žinai, kur trumpalaikė nuoma, ten ilgalaikė nuoma, skaitau ir, žiūri, mano planas, bet grinai mano fabų būtų ten, žinai, sudėliota, kaip daryti reikia. Ir dingo tie būtų, nes nebuvo, to tvarai iš Starfišo, Hebrau ten, žinai, matuoja, ten jau daro ten būtų skirsta. Tai nuplaukė variantai, žinai, greitai. Tai vakar tą patį juokavom, kad kiekvienas iki, kai tu padarai mokymus apie kažką,
pasibaigė, žodžiu, tie Aš ten bairiai. slėpiau, šiknos rūkė sėdėjau, kad niekas nežinotų, kaip čia reikia. Dabar supratau, kad nu gerai, aš jau nebedarysiu, galiu, prašom, pasakau, dalinuosi. Dažniausiai sako tak, kokius mokymus ten ypač kokie Amerikoje jau pradeda selinti, ten būdavo toks brr metodas. Ja. Tai vadinasi, kai jau pradeda mokyti, gali būti ramus, nebeveikia. Jau, nebeveikia arba jau labai sunkiai suina galai. Šituo atveju veikia tas housekeepingas, viskas, aš nepirksiu dėl mano situacijos, žinai, aš matau, kad Lietuvoje aš nebedarysiu, bet kiti tai gali daryti. Tai žinai, bet, ir tas tada kelias tą finansinę kažkokią laisvę pasivės paimą, žinai, prasideda, kad tu pradedi taip galvoti, ne ko man reikia, ko aš noriu dabar, žinai, bet ką kiti nori, iš ką aš galiu gauti pinigus, žinai, už ką kiti yra pasiruošę pinigus mokėti. Ir tada dėliojasi tą matematiką, žinai, ir šiaip daug žmonių, problema didelė yra, kad daug kas nori, žinai, turėti rezultatus, kaip 1%, žinai, iš pasyvių pajamų gyventi, bet nenori dirbti kaip 1%. Tai jeigu tu nori turėti kažkokius išskirtinę, taip sakant, gražą, išskirtinį gyvenimą, tai tu turi išskirtinės pastangas dėti. Man buvo nuostaba, Mindaugo Busiulas, man regis, buvo postas, kad, Gintaro Pociūno, kad 28 ar 23% gyventojų turi du būstus ir daugiau. Ja, ir jeigu ten eini, kad turi 3, tai gal jau ten 8, 4 ir daugiau, gal tik 4% tie yra. Tai aš taip pat galvoju, o geras, tai vadinasi, kad, ten, jeigu turi kokį 10, tai tu turbūt jau ten į 1% turbūt pataikai. Čia iš tikrųjų turi daugiau, manau, bet tiesiog, žinai, įstatymus, kurie dirba valdžioj, ne patys protingiausi žmonės. Patys protingiausi žmonės dirba versle. Taip. Ir kai kurie įstatymus tie ne patys protingiausi žmonės, o kaip juos apeit, galvoja tie patys protingiausi žmonės, atsiranda schemų. Jo, šiaip logiška, kad tu tada, kaip sakyt, kaip ir tu NT turi, bet jis yra, ne ant fizinis. Žinai, vadinasi, tas yra rusiškas metodas. Tai vadinasi mokesčių optimizavimas. Rusiškas metodas vadinasi ant patikimo žmogaus. Taip. Tai tu kaip daro, žinai, ten perrašinė turtą, dar kažką įmonės atidarinė. Tai čia veikia paprastai, tai jeigu tu turi 8 butus, bet tau dabar ant tai mokestį reikia mokėti, tai rytoj aš turėsiu 4 butus, tėtis turės 2 butus, mama turės 2 butus. Arba dar pasmulkinsi, dar kažką. Jo, ten žmonai, sesiai, ten mačiutėje. Yra toks anekdotas, kad, sako, irgi Rusija ateina dabar kūrė bendroje, sako, sako, buhalterijos reikia, automobilių ten, žinai, komandiruotės lapų reikia, patalpų ofiso reikia, žinai, sako, direktorius reikia. Palaukit, sako, tai aš būsiu direktorius, kaip čia direktorius? Tai pala, sako, kaip biznesų bankrutuos, jūs į kalėjimą sėsit. Jo, ten taip datosi. Tai žinai, išsidėlioja. Ir jo, kaip sakai, bet tiesiog žmonės dauguma yra, kad, įprasta, jeigu tu žinai, matai, kad visi nuo atlyginimo, žinai, kiek moka, ką gauna. Žinai, moka tą, ką moka, bet tu žiūrėk, ne ką moka, kiek tu nori uždirbti, ką tu gali padaryti. Tas ir dalykas yra, kad reikia pagrindinti. Ypač dabar Lietuvoje, žmonės taip išlepia, bet ypač jaunimas, atrodo visi žiūri, man priklauso šia pašalpos paramas kažkokios, kaip čia gauti, kur ten ką, žinai, ten tiek moka, bet, žinai, nelabai nori pahalinti iš tikrųjų. Tai nori rezultatus turėti kažkokius išskirtinius, ne vidurkį, ten ta Lietuvos, pažiūrėk, irgi variantas. Jeigu tave tenkina, tu dirbi, ten nežinau, kad ir štuką uždirbi, bet tu patenkintis, tau viskas gerai. Tai viskas ok, maladės, good for you, ne? Bet jeigu tu sėdi ir skundės, kad oi, čia to Lietuvoje blogai, čia, žinai, čia nėra gyvenimo, tai, blemba, tai ką tu nori, jeigu tu darai tą patį, ką visi? Pirmas klausimas, pirmas ifas, o sunkiai padirbai, žinai, prieš. Jo. Ir tai pasme, jeigu tu darai tą patį, kad, šiaip, man sakau, man stebina, kai žmonės sugalvoja, kad dirbti nuo 8 iki 5, žinai, kad savaitgaliai pas jų bus laisvi. Tai va ir tas skirtumas, kai aš jau supratau, kad man reikia užkaltų babkių dafiga, suprantu, kad nebus, kad aš padirbsiu nuo 8 iki 5 ir užkalsiu. Arba jeigu uždirbu nuo 8 iki 5, uždirbu štuką, bet jeigu uždirbsiu dar tiek pat, tai aš 2 tada galiu uždirbti. Taip. Susideda, žinai. Ir tada tu pagalvoji, pavyzdžiui, būna žmonės, aš noriu čia, žinai, kad nereikėtų dirbti, noriu pasyvių pajamų, noriu būto. Bet tu turi palyginti, noriu kiek, tai būna, noriu būto. Tai žiūrėk, gerai, gali savaitgalius pahalinti. Ai, ne, ar tu esi pasiruošęs mokėti tą kainą? Taip, klausimas, ko tu nori labiau. Ar tu nori būti labiau negu pamiegoti ryte? Ar tu nori būti labiau negu savaitgalį pagerti su draugais? Va čia prasideda, žinai, ir tada tu įvertini, ar aš labiau noriu dabar gulėti ir teleką žiūrėti, ar aš labiau noriu būti turėti. Jo. Kas pas tavai iš tikrųjų yra didesnis prioritetas, nes turbūt jeigu guli lovai, tai vadinasi, tas būtas pas tavai yra mažesnis prioritetas. Ir tas dalykas, kai tu tą supranti, žinai, ir pradedi pahalinti, ir kuo daugiau tu varai, tuo daugiau tu durų atsidaro. Kitas sako, paskui, žinai, būna, susitinki ir, tai tau gerai pas tavai verslas yra. Bet plemba, sorry, žinai, seniai, po kol aš pahalinau, tu su mergom varniai, ten žolė rūkiai, žinai, tūsinai. Taip, kaip čia, tu, žodžiu, kažkas pasirinko gerą laiką. Pasirinkai investiciją į verslą, tai dabar, kaip sakyt, ir tas turi rezultatus. Taip, susideda ir tos galimybės atsidaro, kai sako, tai tau pasisekė, tu ten geroje vietoje buvai, bet ta prasme tinkamas žmogus buvo, tai vadinasi, aš buvau ten tam tikrus stepsų padaręs, pahalinės konkrečiai. Jo. Tai bet aš ir būna, kad tu turi, kaip tu klausai, kada gali būti Kaune, bet kada? Antrą nakties gali būti, jeigu reikia atsikelti, tu atvažiuos, ne problema, žinai. Ten sakysi, čia yra dylas, kiek Varšuvos paliektų, tai gerai, važiuojam, pamiegosim kitą kartą. Tai o kiti, žinai, būna, tu į darbo pokalbį žmogų kvieti, ten gali 9. Blemba, 9, gal vėliau galima.
Sakau, jūs ten turite, ne, tai pamėgoti, tos net čiuvas pamėgoti, nori, jis negali ateiti tada pokalbį, nes jis taip sunku atsikelt, žinai. Nu, tai vat prioritetai irgi, ne, iš karto jau, nes man keičiausiai būna, vat, tarkim, kokiai Monikai reikia parašyti ant patarimą Monikai ir aš kartais galvoju, dabar savaitgalis, tai aš nuskambinti tikrai negaliu. Gal galiu rašyti. Nu gerai, rašau į Messengerį kokį, žinai, kad neįpareigojančiai parašai, žiūri, bum, ten atrašo, okei, ir būna, kad kartais tu parašai, nu ne savaitgalį, čia koja darbo diena, nežinau, 9. Ir tau irgi atrašo. Ir aš sakau, blema, mes panašu, kad on the same level esame vienodai praskeltom galvom. Ir tas metaganas Lietuvoje pratė, kad, nu tai ten 5, žinai, iki 5 dirbi, tai tu jau ten pusę 5 namie tada. Bet kitur, kai pažiūriu, kaip hebra pakalina, dėl to, žinai, tas Lietuvoje dabar truputį, nu, tokia kaip ir krizė gal ateina, žmonės nori, žinai, turėti, bet nenori, taip sakant, daryti. Kaip sako, visas pasaulio blogis ateina iš norėjimo turėti kažką už nieką. Taip. Tu, žinai, va, aš noriu turėti, jisai turi, kodėl aš neturiu. Bet tu, žinai, pakalinti nenori. Tada, žinai, va, ir prasideda, o gal ten užkariauti galima, žinai, kodėl pas juos ten yra kažkokie ten... Arba apmokestinti galima. Jo. Tai, nu tai va, tai žinai, žmonėms tas pasi, pavyzdžiui, bet kai tu pažiūrėjai, kaip, kai tai, pavyzdžiui, ten Kinijoje kolegos kaip pakalina. Mes irgi tu, va, kaip sakai, naktį parašys, atrašo, nesvarbu, kad aš gauti kiek nepasi valandų. Ir jis ten, nu, problem, sako, 996 pas juos yra, tipo, standartas vadinasi, standartinis darbo grafikas pas juos 996 vadinasi, nuo 9 iki 9, 6 dienas per savaitę. Taip. O sekmadienį ekstra tiesiog kapoja. Ten su indusas, pavyzdžiui, pakalba, žinai, irgi Lenkijoje daug, va, yra, nu, firmų, kur, žinai, ten kolegos ten, pavyzdžiui, žinios atvarė. Ir dirba vis daugiau indusų, dėl ko ne Lenkų, tipo, sako, atlyginimas mažesnis, ne, sako, tiesiog sako, Lenkai dirbti nenori. O sako, vat, mūsų, sako, jūsų no problem, sako, reikės sandėlis, atvažiuos naktį, tau ten cukraus, pakraus ir viskas. Tai žinai, tas skirtumas, bet aišku, kai tu dirbi ypač, nu, saudarai, tai tu turi ir pakalinti, negalės, kad man klausdavo, o tai ką tu laisvalaikiu veikia? Nu, ta prasme, dirbu, ką aš veikiu. Nu, tai visą laiką tą patį, žinai, tikslas siekinti, aš dabar tikslo siekiu, o dabar nesiekiu, dabar pasidėsiu, palisėsiu 2 dienas. Jo, būna, tas iš tikrųjų kaina, kurią tu moki už savo tą, nežinau, galimybę, ar ne? Tai ką, pirmiausia, house hackinai, ne house hackinai, kaip čia, apartment, būt hackinai, ar ne? Ja. Ir po to, kai jau kitus būtų semiai, tai juos semiai jau su paskolom. Lemba, žinok, aš irgi buvo biškai klaida, aš ne iš karto supratau paskolas, kaip veikia. Aš galvoju, kam skolintis, nes šiandien reikės palūkanas mokėti. Tai man tik paskui dašylo. Nu, bet gerai buvo, kad aš, taip sakant, turėjau labiau pasispausti iki jo, nes aš tų paskolų nemokėjau dar. Ai, tai tu tiesiog, kad uždirbdai visą tą sumą. Aišku, tais laikais ant tai kainavo kitus pinigus. Nu taip, bet žinai, ir uždirbo, ir ne taip lengva, taip sakant. Tai reikėdavo pahalinti. Bet, nu, ką padariau jo, tada pahalinu ir supratau tuos irgi, kas svarbus dalykas yra atidėti priekį, nu, vat, žinai. Ir tas, taip sakant, Zefyro testas. Tai, žinai, vat, kiek žmogus sugeba atidėti savo malonumus į ateitį. Čia galim truputį žiūrovom jau ką patikslinti, kad Zefyro testas būna, kad kai vaikui padeda ant stalo Zefyrą, nebežinau, keliom ten minutėm ar 10 minučių, 10 minučių. Ir sako, kad jeigu nori, nu, gali suvalgyti Zefyrą dabar, arba truputį palaukti 10 minučių ir tada gausi 2 Zefyrą. Yeah. Ir po to žiūrėdavo to testo, nu, po to testo, ar ne, jeigu žmogus, tarkim, nu, jis ten suvalgydavo tą Zefyrą, ar ne, tai kaip jam sekdavos gyvenime ir ar koreliuoja tas malonumo atidėjimas, ar ne, gratitude delayment ar kažkaip taip, su tuo, kaip žmonėms sekasi karjerą. Labai. Ir būdavo, kad tas, jeigu tu sugebi, kuo vėliau sugebi atidėti tą malonumo gavimą, būtent. Tai vadinasi, nu, tuo kantresnis. Ir gal YouTube paieškokit Marshmallow test, man atrodo. Marshmallow, jo. Gali pažiūrėti video, yra kaip vaikai ten sėdo Zefyrus valgo prikopas. Ten po gabaliuką ten dar bando. Tai surasi. Nu, tas ir duoda, tai pavyzdžiui, tada tu matai aplinko, žinai, ten, nu, kaip jaunimas mašinas perka, žinai, reikia mašinos kūtos, ten su paskolų, leasingų paima panašiai. Tai aš nu, mašinom, kadangi prie Kievų liko, gal pasimėtum Škoda Octavia 98, dizeliukas 1.6. Nu, nieko fancy tikrai, net kondiškas nebuvo, žinai. Taip. Ir esu, aš nevažinėjau, tada taupai to pažinai pinigus, jau pinigų kaip ir yra. Lemba, norėčiau gal mašinos kūto, žinai. Lemba, gal Chrysler norėčiau 300C, žinai, krūtė atrodo, viską ten, kaip Bentlis. Bet galvoju, aš būtų labiau noriu. Nupirksiu Chrysler ir biškį nuo būtų atitolsta. Tai irgi ką dauguma daro, mašiną, aš atvirkščiai kaip 99%, pirmą būtą, už kešą. Ir už kešą, tu turi už kešą, ta prasme, litis atsineši taip, žinai, būtas yra nuomai. Tada antrą būtą. Ai, tada gal nusipirkau tą Chryslerį 300C, žinai, jau taip, okei. Ir tada tu, žinai, susitinki kažkur ten su draugais. Ir, žinai, ten, aš būdavo, žinai, daug pahandavau, dirbdavau, beveik su nieko nesusitinki, bet gimtadienius darydavau, žinai, padraugų gimtadienį, prisivečiu, ten tram, kiam žmonių, sodybą paėmė, ten, žinai, porą štukų išleidai, bet jau ten balius geras. Susirinka draugai, žinai, ir, o, blin, iš kur čia tokia mašina? Tau, nusikojo mano. Niufikosi, bet, tipo, iš kur nusiko pirkt būna? Už kokios babkės? Ir, žinai, toks, taip nustemba atrodo. Nu, galvoju, blemba, senė, aš pahalinu, žinai, tu nepastebėjai, kad mes metus nesimatėm, tipo, nu, tai ir, nu, tu gali įsigyti. Bet žmonės, žinai, dauguma nori pirmą mašinas. Aš, pavyzdžiui, aš su to Chrysleriu paskui, nu, kuris ten, nu, skrūtai atrodo, bet nėra tiek kosmiškai brangu, žinai, būtų.
Aš su juo atvažinėjau, iki po kol aš jau turėjau Vilniui štuką 200 kvadratų gal nuomai, gyvenamosios paskirties. Tik tada aš savo, žinai, Porsche nusipirkau. Aš tą Porsche galėjau anksčiau nusipirkti, galėjau, tikrai, ten ir ne vieną, žinai, turbūt. Bet, nu, neleidžiu. Jo, aš suprantu, kad ir tada, žinai, būna, tau labai norisi, kai tu negali. Jeigu tu negali, bet kai tu supranti, kad nu, kaip ir galėčiau, žinai, ne vieną, gal ir du, tada žiūri, kad nebe taip reikia, žinai. Jo, tada būna, kad tas poreikis truputį ten nukreda. Mes šeimoje turim 2 Nissan Qashqaius, ten 217-218 metų ir tiesiog, aš kaip pasižiūriu, kokias, nu, gera mašina, visą laiką turėjai vieną savininką, žodžiu, ir tada pasižiūri, kokia jos yra rinkos kaina ir galvoji, kokią velnę man, net ir atsirado 3 mašina, tu realiai jau 3 turėjau, vairuotojai yra tik tais 2, žinai, ir tu galvoji, o ką man, nu gerai, parduosiu, gausiu ten 5000. Nu. Ir ką su jais? Ir ką su tais 5? Už vis tiek kitą mašiną ten kainuoja, kaip tik kitas draugas pirko dabar neseniai X-Trailą, man regis, ten gal jis irgi gal 3 metų senumo polizinginis 30 000 eurų. Taip. Aš galvoju, 30 000 eurų, blema, čia jau būtent pradinis įnašas būtų. Ne, galvoju, man gal dar ir kažką įstinka. Ir dar, žinai, prikolas, pavyzdžiui, buvo, kad tas to Porsche, žinai, važinai, nu, faina, viskas normaliai, bet iš manęs galvoja, kad nusipirks gerą mašiną, viskas čia, visos panos čia mylės duos, tada visi bernai, žinai, čia gerbs, tipo viskas ten. Bet, nu, nefika, tu žiūri, bet jis nei tave žiūri. Sėdi, žiūri, žinai, o, blemba, krūta mašina, jisai tave iš tos vaizdo iškerpa, įdeda savir, galvo, kaip aš krūtai toje mašinoje atrodyčiau. Nu, blemba, žinok, drįšiu nesutik, žinok, su Kamaru, kai pavažinėjau, žinok, buvo pasiūlymų sustoti galinį. Ne, nu, jo, bet čia, žinai, tokia labiau, ta prasme, nu, tu apgaut gali tos, kas neturi, žinai. Taip. Tai tas, kas turi, iš tikrųjų, tu jo, nu, neapgausi. Tai ne, tas tai... Ir tas, žinai, tu gaunasi, nu, dabar aš buvau, žinai, Maltoje, buvau išnekęs, nuo mašiną paėmiau ten kažkokį Hyundai į 10, žinai, nu, kibiriukas visiškas. Važiuoju su Hyundai ir galvoju, nu, koniškai yra, žinai, kaip ir viskas patogu ir koks skirtumas dabar nuo to Porsche, žinai, aš kaip ir nesijaučiu lėliau jame važiuodamas. Taip, nu, mašinos funkcija atlieka gerai. Taip, puikiai, ir ta prasme, nes buvo, žinai, pavyzdžiui, paliekė mašiną servisą, tai tą Škodą šią praturėjau, žinok, nes buvo rinkos kaina, nu, štuką eurą. Taip. Daugiau nepaimsi. Tai aš šią praturėjau, žinok, jo papa kiek pas mane tai dirbo. Tai aš šią tik nesiniai pardaviau, tipo. Tai buvo kažkada paliekė, žinai, mašiną servisą, važiuoju tą Škodą, važiuoju. Gal nefiga, aš tą Porsche pirkau, žinai, nu kaip ir normaliai, ta mašina, žinai, man dirba, tu gali ten su koja duris uždaryti, žinai, ten kaip kolega irgi mašiną. Nereikia per daug saugoti. Jo, sako, aš prie parduotuvę, sako, negesinu, kad nešaltų, žinai, ten nusipirkau už tą eurą, sako, palieki, nes, nu tai pavoks, tipo. O, kažkas, žodžiu, pasakė. Ja, bet žodžiu, kad tu gali atidėti, nes, nu, nereikia tau investuoti tą ten kažkokią mašiną ar kažką, nu, nepagerėsni tas gyvenimas, kad tu, žinai. Nu, geriau, jo, kai, vat, yra Jansono knyga, kur jis sako, kad ar tu pirmą išsimokėsi paskolą, ar tu pirmą geriau turit pinigų, tu pirmą painvestuosi, tie pinigai prigeneruos dar pinigų ir tada tu susimokėsi tą paskolą. Ir gaunasi, kad at the end of the day, jeigu tavo investicijos dirba greičiau, negu tu moki paskolą, nežinau, paskola 2 procentai, investicijos 10, nu tai tu išlaiminėjai po 8 procentus kas metus. Tai nėra pointo tiesiog anksčiau laiko pasigražinti, tai tavo atveju irgi. Pirmą dėdėjai būtai generuoja, ar ne, tada tik tais perkės priemonės, kurių tu... Ir esmė tame, kad tu supranti, žinai, tas laikas praeina, tas 10 metų, ar tu ten tu 10 metų su viena mašina važinai su kita. Nu, lemba. Yra, žinai, niuansas, tu gerai, turi būti mašina kažkokio lygio, jeigu tu atvažiuoji su kažkokiu kibiru subirėjančiu, nu tai žmonės gal nelabai rimtai žiūri, ne? Bet jeigu tu šiaip važiuoji, nežinau, ten, nu, į paprastus kažkokius dėl, atvažiuok su tiesiog suaugusio žmogaus mašiną nusipirkti, žinai. Nereikia ten kažkokio BM tuninginio ar panašiai, paimti ten Peugeot, Renault, Volvo, kad atrodytų, kad tiesiog suaugęs žmogus atvažiavo. Taip. Nu, nežinau, 5, 6, 7 štukos eurų jau tau duos kažkokią padorintą rodyti automobilį. Taip. Ir jo užtenka. Jeigu aišku, tu dylų suki kažkokius, ten žinai, būna tu atvarai pastatą ir ten už pusantro lemą ir ten su Škoda už štuką atvažiuoja. Tai gal, žinai, klausia, kada čia jau tas dėdė atvažiuos, kuris perka. Tai, žinai, gal kitaip žiūri, kaip būna, atvažiuoja ten su Bentliukas, nors, žinai, kur ten 200 štukų kainuoja, tai ten jau jam labiau ten padavinėja. Nu, bet čia jau, žinai, tokios sferos tik tai. Ir labai specifiniai dalykai. Taip. O aš noriu paklausti, tavo draugai, kai stebėdavo, sako, iš kur tiek pinigų? Tai kokioje sferoje tu tuo metu darbavaisi? Nes aš įsivaizduoju, NT buvo, kaip čia, šalia? Jo, šalia buvo NT. Tai, nu, e-commerce'as pagrindė. E-commerce'as, prekyba, retailas. Tai, žodžiu, kai atradai, kad gali vieną kartą padaryti aprašymą ir, nežinau, 10 metų parsidavinės tą prekę. Mes ir retailą turėjom, tai buvo ir fiziniai pardavimai, išvežiojimo į prekybą, parduotuvės, žinai, Vilnių, Kaune, Klaipėdų šopus turėjom, tai ten, nu, pasiknis reikėjo, nebuvo taip, kad aš, nežinai, iš laptopo dirbu, kaip sakykite. Tai tikrai ten pakalindavau, naktim juodai nemegojęs, ten, nežinai, Lenkija važiuoju ir ten iš Kinijos dylinį dyrus, tai tikrai pasiknis reikėjo konkrečiai. Bet aš visiškai dėl to nesigiriu, žinai. Tai ir tas pasiknisimas duoda tau, žinai, rušauk, tu pradedi suprasti, pradedi daug dalykų supradinėti. Tai pagrindė ties to ir darbaus. Nu, žinai, kaip sakant, dar plus ten automobilių kažkokį perparduodi, ten irgi šalia on the side. Tai tokių visokių ten dalykų, žinai, dariau. Tai, bet, nu, pagrindas jo. Bet, žinai, bet iš šalies žmonės nesupranta. Nu, jie mane dabar būna, kad klausia, aš, žinai, grįžtu sekundę, čia biškai jūs laikiau, sako, o tai tu ką darbo metu nespėjai pasidaryti?
Aš galvoju, blemba, seniai, tu iš medžių iškeitęs, kaip tu gali spėti darbo metu pasidaryti, ta prasme, jeigu tu turi daug reikalų. Nu, jiem žinai, gal kitiem yra aš atsimenu, tėtis transporto firmai dirbdavo, tai jis sakydavo, kad sako, šalkalviai liepdavo kitiems, susitvarkykit savo asmeninius reikalus darbo metu. Nu, tai va, tai žodžiu, tai žmonės, žodžiu, asmeninis reikalas, jeigu tau reikia pasiremontuoti savo mašiną, tai žodžiu, turi spėti iki 5, nes 5 užkabina spyną. Ir viskas. Nu, tai jau, tokie, žinai, taip ir yra. Nu, tai tiek, žinai, su tuo įėjimu į tas pasyvės pajamas, žinai, kai supratau, pamačiau, kad galima ir užkabina, žinai, kai tu nupirki vieną butą, žiūri, kad jisai tau kalą, tada tu pradėjai, žinai, matuoti, jis palau, jeigu dar vieną butą nupirksiu. O jeigu dar vieną paimsiu, tada dažnai atsidaro, tipo, nu... Čakros. Jo, čakros, tu žiūri, kad ir tu pradedi labai gerai galvoti, ar aš dabar čia mašinos noriu, ar dar vieną butą gal noriu. Ir tu, žinai, tas skaičiuoji, kiek man per mėnesį paimų prisidės. Vėl savo Zefyrą patobulini, žodžiu. Jo, Zefyrą patobulini, tai toks, žinai, taip sakant... Kad vis dar nukelti truputį vėliau. Reklama. Prieš kelias savaitės buvau nerealiam renginį NT Camp, į kurį susirinko NT entuziastai iš visos Lietuvos. Kas smagiausia, kad tame renginyje dalyvavo virš 120 žmonių, tai kokiais 110 čia daugiau negu pačiam pirmajame renginyje. Sakyčiau, neblogai pasistumėjom pirmin. Ir tame renginyje susirinkę pranešėjai buvo praktikai, ne teoretikai. Jie dalinosi, tame tarpe ir aš, savo realiomis istorijomis, kaip jiems sekasi, arba dažnai, kaip ir nesiseka, su kokiais iššūkiais susidūrė. Kas man dar labai patiko NT Camp'e, tai pati atmosfera, nerealus vakarėlis, kuris kai kuriem dalyviam pasibaigė 6 ryto. Druskininkai, nepykit ant mūsų. O tie, kas norėtumėt prisijungti prie šios bendruomenės, arba tiesiog išgirsti tikrai įdomių mokymų, nusipirkite savo bilietus į sekantį NT Camp'ą jau dabar. Tie, kas perka anksčiau, perka pigiau. O aš nuo savęs dar papildomai pridedu Skerys NT 30 nuolaidos kodą, su kuriuo gaunate 30 € nuolaidą savo bilietui. Tad einam dabar į ntcamp.lt, suvedam nuolaidos kodą Skerys NT 30 ir pasiemam savo 30 € nuolaidą. Iki pasimatymo sekančiam NT Camp'e. O dabar grįžtam į video. Kada įvyko tavo tas, galima pavadinti tokį lūžio taškų, nes aš girdžiu, kad tu tą NT atradai gan anksti gyvenime, kad... Galėjau anksčiau, aišku, žinai dar. Nu, tai visada galima anksčiau, bet kada tavo tas, ar buvo toks, kad lūžio taškas tavo to investiciniai kelioniai? Lūčio, ką turiu meni, kad ten gali nebedirbti kažkaip, ar... Jo, kad pagalvoju, kad gal norėtum, nežinau, nebevysti, nes aš suprantu, kad visada būdavo pagrindinis verslas, kuriam tikrai skiri daug jėgų, tada šalia būdavo dar NT, šalia dar būdavo automobiliai, ar ne? Jo. Tai ir šalia dar būdavo kripto. Jo, kripto, aš ne čia toks labiau, vienu metu ten labai užstegęs buvau, bet labiau liko kaip ilgalaikė investicija. Tai, tas lūžio taškas, žinai, jis irgi yra, kaip tu, ar suma kažkokia, ar panašiai, kad nori išdirbti tą lūžio tašką, priklausomai, pirmas dalykas, daug kas, žinai, nori įsikelia, aš noriu, ten, kad nereikėtų dirbti. Žmonės nepasiskaičiuoja, o ko tau reikia. Tai labai paprastai, tu gali, žinai, padaryti matematiką. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori gyventi iš pasyvų, tikslas, ir tu nori, kad galėčiau nebedirbti, ne? Tai reikia pasidaryti matematiką, tai ko tau reikia. Taip. Tai, žinai, galima labai paprastai padaryti, paskaičiuoti skaičiuotuvą. Mėgstu, žinai, visą laiką turi būti skaičiavkai, galėčiau paskaičiuoti. Tai tu gali pasiskaičiuoti, ne? Tai, pavyzdžiui, sakykim, nežinau, kiek dabar Lietuvoje žmogus gali norėti pasyvių pajamų, kad tu laustumės saugus, ne? Pas mane buvo senas skaičiavimas 2019, žodžiu, nebesimenu kurių metų, bet 3000. Nu, žodžiu, 3000, tai paprastai, žinai, paimam skaičiavkę ir pasižiūrim, kas gaunas. Dabar jau, aišku, infliacija suvalgė, jau dabar su 2 vaikais bus jau 4. Bet dabar sakykim, 3. 3 jau galėtum būti ramus, ne, kad tau nedegsi, jeigu ką. Taip. Reikės biškai padirbsi, biškai taupysi, gadybsi. Tai paimi 3000 ir dabar daugini, tau reikia metinės pajamas savo gauti. Metinių pajamų kart 12, tai tau reikia 6000 per metus, ne? Taip, net. Jo, net. Tai kaip tos 6000 gauti? Tai yra paprasta auksinė taisyklė, ne? Iš ilgalaikio investavimo. Daugini tą skaičių iš 25, gaunasi 900 000. Tai tau net lemon reikia. Jeigu nori jau super saugiai, iš 3 įmi tada. Tai čia jau mintis tokia, kad tu jau čia daug metų galėsi gyventi. O jeigu truputį rizikingai? Truputį rizikingai, tai, blemba, nežinau, iš 10. 20? Ne, iš 10, tai iš 10 jau toks bus, jau kripto reikės investuoti. 20, ne? Ne, šiaip 2,5 yra standartas, tau gaunasi 4% išimimo reitas, ne? Ja. Tai vadinasi, 4% tu išimdamas, tu teoriškai galėtum tą sumą išsiiminėti 6,000 kas metus, ne? Ir tavo tas 900 000 investicijų turėtų nemažėti. Tai tau reikia, žodžiu, jeigu tiek nori, tau reikia, dabar tik galvoju, tau reikia tiek kapitalo turėti, ar tau reikia tiek kapitalo valdyti? Tau reikia tiek kapitalo būti investavus,
ne? Okay. Jo, nu, tai jeigu... Kad tau dirbtų tie kapitalai. Jo, jeigu tu jungsi, nežinai, svertai, nesvertai, valdymas priklauso kaip, ne? Ir aš kalbu apie pasyvų investavimą. Žmonės neskiria, kas yra pasyvus investavimas, kas yra aktyvus, ne? Tai pirmas dalykas, tu pasiskaičiuoji, kiek tau reikia iš tikrųjų. Jeigu tu galvoji, kad man tai reikia 100 lemų, tu kažkas paskaičiuoji, kad žiūri, kad net lemų nereikia, žinai, užtenka. Viskas tvarkoja. Tai ir dar kitas dalykas, tada tas pajamas tu pasiskaičiuoji, o kur tu gyvensi. Ar tu Vilniuje gyvensi su 3 štukom, o gal tu Tailande gyvensi arba Vietname. Ir tavo tos 3 štukos gal persiskaičiuoji štuką 5. Gal tau tikrai, nes, kaip pasis esu girdėjęs, kad ten Balį ar Tailandė, kad tu ten gali pavalgyti, nežinau, už ten 2 eurus, už 3 eurus. Į Gruziją gali nuvaryti, žinai, jau tų skirtumas bus Tailandė, Vietname, Kolumbija, Meksika, ta prasme, yra daug, kur tu gali pigiai gyventi, žinai. Ir tu už tas 3 štukas, tu ten gyventum jo papa kaip karalius, žinai, tu ten ateitų ir tarnaitė, žinai, namus sutvarkytų ir ten, viskas į tą įeitų. Tai irgi persiskaičiuoji, žinai, kur tu gyvensi. Tai pirmas dalykas, tu turi įsivertinti, kiek tau reikia. Iš tikrųjų, tada tą, žinai, obuolys kaba, tu turi jau, tikslą kažkokį, kur tu eini. Gali įsivaizduoti. Ir tu supranti tą ramumą, nes kartais tu, žinai, kali, atrodo, prikalė jau tų pinigų, gal, bet vis tiek, neramu, atrodo, blemba nesaugu, žinai. Bet jeigu tu paskui pasiskaičiuoji, žiūri, kad, tai kaip ir saugu. Tai man, žinai, gal tas, kaip sakai, lūžio taškas gal kada buvo, aš kažkaip, žinai, to reikia vis tiek dar, nes taip atrodo, blemba kažkaip, o jeigu, žinai, kažkas bus kažkaip nesaugu, ten ypač jeigu tu investavai, žinai, nuomą, ten kažkas atsitinka, ten kažkas gal nesumoka. Ir paskui kažkaip būna, žinai, kad, kai tu turi daugiau to pagalbės, tu gali daugiau rizikuoti, pavyzdžiui, su verslu, žinai, gali daugiau rizikuoti, nes daug irgi dabar, kai buvo sunkesni laikai, komercija, daug kas bankrutavo, užsidarė panašiai, bet dėl to, kad jeigu tu iš to verslo, žinai, ir valgai ir tavo interesas pajamos, tai tu turi, žiūrėti, tu nebegali išlaikyti, žinai, tu ten valgyti neturėsi už ką. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, turiu tų pasyvių pajamų kažkokių iš kitų srautų, tai jeigu aš matau, kad aš versle kažką biškai prisidirbau, truputį, taip sakant, perleverčinau kažką, ne? Ir būna, žinai, tu žiūri, kad, blemba, čia biškai, žinai, ne kažką reikalai, tu žiūri, kad pagal matematiką kažkaip prie babkių turėčiau neturėti, žinai, bet žiūri, kad atlyginimai sumokėti, su visais atsiskaityta ir valgyti yra už ką. Tada žiūri, pala, tik iš kur čia tos babkės. Kas kaverina, ar ne? Iš kur ateina. Ir tada žiūri, kad, tai va, kas kaverina, ne? Tada supranti, kad, tai jeigu man gali kaverinti, ir aš dar galiu verslo kažkokių biškį ten, taip sakant, praliotų sudengti. Tai tada kaip ir jau neblogai, žinai, yra. Tada matai, kad kaip ir turi ten suportą kažkokią, žinai, 4 koją stalo, žinai, stovi iš tikrųjų. Taip. Tai tas gal toksai lūžio taškas, kai pradedi suprast, kad, yra šiandien variantas. Čia kaip būna, kad finansinė pagalbė, tai čia tokia, nežinau, finansinis pinigų kraniukas, žodžiu, kur papildomai dar... Ir jis man to, žinai, kitaip psichologiškai duodas, bent jau man, nežinau, jeigu tu turi sumą kažkokią, skaičiuoji, tau milijonas, tipo, tu reikia, žinai, iš jo gyvensi. Jinai baigtinė yra. Blemba, žinai, tas milijonas taip ir daug. Ten, žinai, hati normali, ten 1,5 lemą. Ypač šiais laikais. Jeigu ten, Amerikoje dabar, sako, būt milijonierium lengva. Ne, tai Amerikoje tai čia... Jis sako, būt milijonierium lengva. Sako, dabar, žodžiu, seniau kas buvo milijonierius, tai dabar yra milijardierius. Taip. Net iš vis, kai tu pagalvoji, žinai, kai buvo, tu galvoji, litais galvoji, blembam, norėčiau būti, ką darytum, jeigu turėtum milijoną litų. Atrodo, čia tokie, žinai, kad tu čia jo pasaulio salą pirksi, dabar milijonas litų. Kas tas? Prasme, čia iš vis nieko. 300, žodžiu, butas Vilniui. Vienas. Butas Vilniui. Tai tu, žinai, persiskaičiau truputį tas milijonas eurų, paskui supranti, kad nėra čia kažkokia kosminė suma, žinai. Tai tu gali ten investavęs turėti kažkokį stabilumą, bet nėra, kad tu dabar ten su jachta plaukiusi salas pirksi. Tai skaitai persiskaičiuoja. Tai, bet ta žinai duoda, jeigu tu turi pajamas pasyvės kažkokias, tu gauni pastoviai. Tai aš manau, psichologiškai yra daug stabiliau, daug saugiau jautiesi, negu tu turi kažkokį maišą pinigų, kuris senka. Ir tu taip, kuris yra baigtinis. Kuris yra baigtinis. Ta tai visiškai suprantu, nes tas, kad va tau kiekvieną mėnesį kapsi ir pas mane, kai nuomos yra 14 butų, blemba, yra fainai. Kai, žodžiu, būna, kad ten sąskaita jau nukrenta ar ne, ateina ten plius minus mėnesio pradžia ir tik tais klink, žiūri, ten atsistatė, atgal ten, žinai, kokia sukrito, žinai, ten 4K, žinai, ten iš vienur į mažąją bendryją, ten irgi dar klink, da krito, žinai, ir žiūri, jau normaliai gyvenam, vėl jau gali ant kažko, žinai, leis, žinai. Ir tas toks sąskaitos papildymas, blemba, yra tas, va, tu atlikai tą darbą, iš dalies dėl to ir nelabai noriu, kai kiti, va, sako, ten flipinį, žinai, dar visą kitą. Tai aš sakau, prastas esu spekuliantas dėl to, kad mėgstu išlaikyti. Tuos ant tai, kad po to būtų tas klink, kai tu jau turi nebe vieną, o ten turi krūvą. Ir čia labai svarbus dalykas, labai didelė klaida irgi yra, žinai, iš tokių investavimų įtų, kai žmonės, žinai, tos grąžos nemoka pasiskaičiuoti. Ir neatskiria, kas yra investavimas, o kas yra darbas. Va čia gerai, dabar Jurijus, man atrodo, veda dabar mokymus Profit First. Taip, tą knygą perskaičiau irgi, ne, tai dubrama padeda suprasti. Tu supranti, kad kai tu investuoji, pavyzdžiui, į NT, tai reikia atskirti tuos dalykus. Tai yra investuotojas, tu turi gauti vieną grąžą ir tu dirbi tenais, turi būti atskira grąža. O dažniausiai žmonės sudeda viską į vieną. Tai tu, žinai, pažiūrėt, per NT kempą. Ir savo laiko neįvertina. Ir laiko, ir investicijų neįvertina. Ir būna tam pačiam NT kempė, žinai, kalbam, pavyzdžiui, ir kažką apie Gruziją, žinai, sako, tai kiek, tai žinai, 10-11. Tai sako, aš Lietuvoje čia 30 darau.
Tai sakau, palauk, kaip 30. Nu, tai žinai, čia paprastai ten va per kitą filipinį partį, tai palauk, labą dieną. Tai čia aktyvus darbas. Jo, tai čia aktyvus darbas, tai tu pakalini. Tu gauni algą. Tai realiai. Tai tu paskaičiuok, kiek tu kažkam nusamdytum, kad jis tau ten darytų tos remontus, pardavinėtų, ten pirktų, kiek tu pinigų įdėjai ir tada tu pasverk, žinai, jeigu tu pats savo skolintum, žinai, pavyzdžiui, verslą būna kartais vertinę. Aš pats savo skolini pinigus, ne, iš to verslo darai, bet galvoju, gerai, jeigu ateitų va, toks pat, kaip aš sakytų, žiūrėk, paskolink man lemą dabar verslui. Taip. Už kokias palūkanas aš jums skolinčiau? Be užstato, be garantijų. Gal paės, gal nepaės. Už 10 skolinčiau? Nu ne, už 15, ne, už 20, lemba sunkiai. Aš turbūt iš vis be hipotekos, tiesą pasakius, net neskolinčiau. Nu tai va, ir dar turėtų dar vis tiek dar santykis būti. Nu tarkim, turtas vertas milijono, nu tai okei, kiek tu skolinsi? 500 000 skolinsi? 600 000. Tai va, tai esmė, bet tu pats savo tai skolini. Ir tu paskaičiuoji, už kokias tu palūkanas pats savo paskolinai, tai jeigu tu prasiskaičiavai, ten 20% gavosi, bet su tokia rizika tu ten darai, žinai, nepaės. Ir plus tu pakaliniai dirbai. Tai vienas dalykas žmonės, net čia, žinai, tas pats, kai būna, ten sako, o, ten graža tokia, tai čia tas pats, kaip aš nueisiu, kastuvą nupirksiu už čiriką, tada kaimynų, žinai, pamatą atkasiu ir kaimynas pydis duos. Tai kokią kastuvą man dabar ROI per dieną? 500%, sakysiu, už čiriką per kopydis uždirbau. Nu, bet ne iš kastuvą, jeigu aš tą kastuvą būčiau išnuomavęs kaimynui, užpydis, tada jo. Bet žmonės kartais suplaka tą, kad darbą, žinai. Tai va tas dalykas reikia atskirti ir kaip tu sakai, tas būtas, jeigu tu flipinsi, tai tu procentų gal daugiau uždirbsi, bet tie procentai įsiskaičiuos tavo darbas ir tu vėl naują turėsi ieškoti. O jeigu tu paleidai ir nuomojasi, tai yra truputį pasyviau. Irgi nuoma dar nėra pats pasyviausias dalykas. Toliau ilgą laiką nuoma kiti irgi, o tai aš ten tiek darau. Nu jo, bet tai tu pirmas dalykas, to pavajamas įsijungs, apskaita visokia, valyti ten daryti reikia. Nu, ilgą laiką nuomai pavajamas? Trumpalaikiai. Ai, trumpalaikiai. Jo, jeigu Airbnb kokia varai, ne? Tai tas susideda. Tai va tų dalykų žmonės būna nepaskaičiuoja, žinai, neįvertina rizikų, neįvertina to, nu, darbo, kiek tu iš tikrųjų darbo įdedi ir ant kiek pasyvi ta tavo investicija yra. Ir reikia turėti labai svarbus yra, vat ką aš dabar vat neseniai išmokau, ne? Reikia turėti palyginimo indeksą, ne? Su kuo tu lygini. Nes daug kas, pavyzdžiui, būna, žinai, kad ir kripto būdavo, tu visi, o čia auga, viskas, ten, žinai, nuoma čia auga, NT auga, čia tiek uždirbau, bet tu turi su kuo palyginus, ne? Jeigu tu lygini su pinigais po pagalvį atsigulusiais, nu tai jo, tai tau 2% geriau negu nieko yra, ne? Bet jeigu tu lyginsi su kažkuo, tu turi turėti su kuo palyginti. Taip. Nes netgi su porą investuotojų, irgi, kur dabar investuoja į mūsų projektus, tai buvo, kad kalbėsi, iš vis tas pokalbis ten net nebuvo, kad ten kaip investicija, o tiesiog ten kalba, sako, nu va, ten turiu ten X sumą bankė, sakau, o geras, kiek moka, ne bankė, kredito unijai. Nu, tai sako, ten kažką apie 3%. Ir aš 3%, sakau, tai pas mus, sakau, galite įdėti, sakau, nu, ten bus ten blogiausiu atveju ten 9, žinai, jeigu trumpam laikotarpiu, ir 10, žinai, gali būti. Ir su įkeitimu irgi to pačiu, nu, tai tu esi apsidraudęs ir dar MB turi ir dar ten asmeninė, tai tu trigubas apsidraudimas. Jo. Ir ten 10, žinai, procentų. Sako, nu, bet blemba, dabar čia reikės, žinai, traukti lauk, žinai, iš banko, taip toliau, ir tu pasižiūri, kiek ten yra, nu, ta suma prikapsėjus, tarkim, kiek jis bankė turi, kiek prarastų, ir tam man gaunasi vienas papildomas procentas. Sakau, ok, let's go, žinai, nu, va, aš tau duodu ten 10 plus 1%, bet sakau, tada, nu, tu ten GPM, žinai, pats pasirūpini, it's on you, žinai. Sako, ok, gerai, ir viskas, vat, kaip sakai, palyginimo indeksas, ne? Jeigu vienam yra ten 3% kredito unijoje, ar ne, čia tu turi 10, nu tai jau, aš tau net ištraukiu, kad pakompensuoti tą ten 11 procentų, žinai, padarai. Ir dar ten turi trigubą, žinai, apsaugą. Tai tas pats, jo, su NT, žinai, kaip būna, žmonės knysasi, nuomoja viską, net jeigu tu paims dabar, nu, Vilnių kokį, ten 5-6%, jeigu taip standartiškai, ne? Ir tu atrodo, o, bet kapitalas priaugo, kainos išaugo, bet paim kokį nors, nežinau, ten ETF, Nasdaq'o indeksą 5 metų. Tai 5 metų Nasdaq'as dabar jau po šių visų Trumpo tų nukritimų per 5 metus mato 102%, 102 gal procentai gaunasi. Ir paim būtą kokią nors, pavyzdžiui, Vilnių, tu nupirkai, pahalinį, nuomojai, darai, susimokėjai GPM nuomą, susimokėjai verslo liudijimo mokesčius, NT mokesčius susimokėjai ir sudėk per 5 metus dabar tavo kapitalo prieaugis plus nuoma per visą tą laiką ir Nasdaq'o 102%. Tai Nasdaq'o 102% gaunasi per metus čia kas po 4% tada gaunasi per metus. Tai čia jau tavo kapitalo prieaugis, tu nemokėjai nei GPM, nieko po kol kas, nes tu reinvestavai ir tu absoliučiai nieko nedarai. Va, knopkę paspaudai ir viskas. Čia jau toks jau tikrai pasyvus pajamas. Čia pasyvu, ne? Tai kai tu lygini su tuo tada, ne? Tada tu pradedi žiūrėti, ar čia mano uždirbau aš ten tiek procentų ar ne. Ir čia, žinai, su kripto būdavo, kad viskas, kai kyla, tai tu gali bet kur ten pirštų best ir visi tada ekspertai pasidarė, čia tas kils. Nu jo, bet su kuo tu lygini, žinai, viskas kylo, tai tu bet ką meti ir, žinai, pakyla, bet kas pakyla daugiau. Tai čia tas pats ir būna, žinai, va, kai žmonės irgi tą pasyvės pajamas, kokį tradingui, o aš tradinu ten tiek uždirbu. Tai palauk, tai tradinimas yra visai kitas dalykas. Tai tradinimas yra tu pirmas dalykas, tu sėdi pahalinę, tada yra 9% tikimybė, kad tu prarasi 9% pinigų per 9% dienų. Čia
realu yra 9 procentų tikimybė, kad jūs pramatysit pinigus, jeigu jūs treidinat, ne? Net jeigu jūs imsit, pavyzdžiui, aktyviai valdomą fondą, Taip. tai ir, pavyzdžiui, būna, nežinau, man buvo, kaip pasiskaičiau ten tą Tony Robbinso knygą, žinai, apie tas, pajamas visokias, ir ten buvo, žinai, kad reikia S&P 500 dėti. Ir aš tada, žinai, jaunas, tavai reikia S&P 500, ieškau, kaip įdėti, aš nerandu Lietuvoje, žinai, aš, aišku, per durnas buvau, tada nesupratau kaip. Tai kokį Svetbanką, tai mes turim savo čia kažkokį fondą, ten valdymo mokestis 2 procentai. Ir ten mes ten aktyviai valdom, ten spekuliuojam. Tai tas aktyviai valdomas fondas, bet koks, 9 procentų aktyviai valdomų fondų, kur sėdi ten specialistai, neaplenkia indekso paprasto. Taip, būna, kad nes būtent tie valdymo mokesčiai dar labai, jie pagal savo performance gal lyg ir, tarkim, galėtų ten dasivyti kai kurie, ar ne? Bet gaunasi dar nemažai nukapoja tas valdymo mokestis. Kosmosą nukapoti. Pasme, yra tokie skirtumai, pavyzdžiui, indeksinius fondus kaime, ne? Tai aš, pavyzdžiui, aš turiu fondą, kurio 0,07, ne 7, ne 0,7, 0,07 procentų valdymo mokestis. Taip. Ir aš galvoju, blemba šūdas labai brangus, nes kitas yra dabar 0,03. O tu atsidarai kokį Svetbanką, ten 2 procentai. Tai Coindex neseniai, irgi prezentaciją turėjom, tai ar yra 0,67, tarkim, ar yra ten vienetas, 1 procentas, tai man regis nuo 250 tūkstančių per ilgą laiką, aišku, ten skaičiuoji, ten 20-30 metų ar kiek, tai gaunasi ten skirtumai, ten milžiniški. Tas sumas mes kalbam ten keliasdešimt tūkstančių, jeigu ne 100K. Aktyviai valdomi fondai visokie Svetbankai, ten tas trečios pakopos yra skemas absoliutus. Yra garantuota, kad tu mokėsi valdymo mokestį. Į pliusą tu priprekiaus, į minusą priprekiaus, tu vis tiek moki tos procentus. Čia yra absoliutus, ta prasme, praliotas, tu tiesiog degini pinigus. Ne, žmonės to nesupranta, neįvertina. Tai va, tu kai vertinta tas, tu turi su ko palyginti, palyginamas indeksas. Pavyzdžiui, nežinau, paėmė S&P 500 pasaulio indeksą. Tu tada gali palyginti, tai man tos investicijos dabar palyginu su tuo, jeigu aš būčiau idėjas nieko nedaręs, tai kiek aš tada realiai uždirbau ir koks skirtumas buvo. Ir apmokestinimą reikia vertinti irgi, ką daro investuotojai, kai tu pasieki tam tikrą levelį, pradedi galvoti, ne? Tai turi galvoti exit planą, ne? Nes labai svarbus dalykas yra mokesčiai tavo tam pasyviam investavime. Tai pirmas dalykas, jeigu tu nuomoji, pavyzdžiui, NT, ne? Taip. Tai nuoma, tada klausimas, kaip tu nuomosi, ar tu nuomosi su verslo liudijimu, ar tu nuomosi su mokėsi GPM, ne? Tai su verslo liudijimu gali prioptimizuoti. Aš, pavyzdžiui, žiūriu, kad mano yra efektyvus, taip vadinasi, effective tax rate, ne? Tai yra mokesčių tarifas, koks jis yra iš tik oficialiai, yra efektyvus, kiek tu realiai moki. Taip. Ne, tai, pavyzdžiui, nuomai koksai, 15 procentų dabar, ne? GPM tu kalbė? Jo. Aha. Bet čia dabar nebeaišku, bus čia gal ten tram 2 kažkas tokio, ne? Tram 6 gal. Efektyvus tu gali susimažinti, jeigu tu turi objektus tokius, kur tau į verslo liudijimą telpa jisai ir verslo liudijimas yra pigiau, verslo liudijimas dabar kiek 5-6 kokie eurai, man atrodo, Vilniuje kainuoja. Nu čia vėl depends, kuriam rajone. Jo, bet prikolas, ne kuriam rajone tu nuomoji, o kuriam rajone tu registruotas esi. Taip, kuriam rajone tu esi registruotas, bet ar registravimas, žinai, kaip sakyt, gali pasigaminti. Taip, bet tai žodžiu, tikrai Vilniuje, 5-6, ne? Tai tu tada jau skaičiuoji, koks tavo gaunas efektas. Jei tu persiregistruosi kitur kažkur, tai tu gali mokėti 12 eurų už to, ten kažkiek, ne? Taip, bet tu tą patį Vilniuje būtą gali nuomoti. Taip. Nes ten, pavyzdžiui, kokiu, žinau, kad registrakai, Jonava, Ukmergė, yra, kurie pasitvirtina rajonai labai mažus. Taip. Aišku, tu kai įjungi, kad galėtų visoje Lietuvoje įtraukiant didžiuosius miestus, nu tai ten išauga. Žinok, nelabai, mes ten kelis turėjom, kur ten, ne man aš nepadidinėjau daryti, bet žinok, paėmėm tą, tai ten už metus gavos verslo liudijimas vos ne kiek man už mėnesį, žinai, kainavo. Tai žodžiu, aš pasiskaičiavęs taip, kad man iš ilgalaikių investicijų effective tax rate'as turėtų būti nedaugiau 5 procentų. Tai pavyzdžiui, ant aš susitvarkau, kad man būtų 3-4 procentai, pavyzdžiui, ne, jeigu yra daugiau, jau man kaip ir nebelabai patinka, nes yra ilgalaikė investicija, aš netrykinu tenais. Tai ir turėsi skaičiuoti, ką tu gauni ir iš tų pajamų, ką tu nori gauti. Ar tu nori gauti cash flow, ar tu dabar naudosi tuos pinigus, ar tu nori gauti kapitalą prieaugį. Ir labai didelė klaida, ką daro žmonės, ima per daug to cash flow, kuris yra apmokestinamas daug stipriau. Pavyzdžiui, daro žinai būna dividendinės akcijos. Nu, yra Hebra, kas daro YouTube video, ten ta prasme apie tą investavimą, žiauriai figena, kad skatina, bet Hebra, kam im dividendinės akcijas? Tai reikia, kad žmogus suprastų, jeigu tu iš jų dabar gyveni, tau reikia cash flow, tada im dividendinės, bet tu nuo dividendų mokėsi 15 procentų. Bet jeigu tavo tikslas yra kelt kapitalą, tai tu dabar paimsi, sumokėsiu 15 procentų ir aš tos pačius dabar su minus 15 procentų dėsiu atgal. Tai geriau šis nenusiminė. Ne, tai jie akumuliuojant, yra akumuliuojantis fondas. Jis tos pačius dividendus atgal negauna. Tai jisai gauna tas pačius dividendus, tik jisai iškart užperka tau daugiau tų akcijų. Taip. Bet tu neišsiėmė, tu nieko nemoki. Tai tu nuo tų dividendus pats su NT. Ar tu nori čia kapitalo prieaugio, ar tu nori ten cash flow kažkokio, tai jeigu tu iš jo gyvent nori, tu kažkaip ten nori investuoti, tai tau reikės gal nuiminėti, ne? Ir tas pats mokesčių optimizavimas paskui. Jeigu tu gali, pavyzdžiui, pas mus reinvestuojimo filmą vis tiek apmokestina, ne? Dabar 16 procentų bus dar gal kažkiek, jeigu tu įmonės darai, ne? Taip. Ant privataus tu iš vis tokio dalyko nėra, kad tu gali pelną, tu nuo pajamų moki, nes ar tu ten remontą darai, tu ten sieną nuomininkas sugadinu dar kažką. Tai tu turi žiūrėti, koks tavo effective tax rate'as yra ir ar tu nori tos pinigus išsiminėti. Jeigu tu jų išsiminėti nereikia, gal tu gali nukelt. Tu gali
gali, pavyzdžiui, įmonės registruoti tokiuose jurisdikcijose, kur yra reinvestuojamas pelnas neapmokestinamas, kaip Estonian tax model, ne? Tai tu gali compoundint, bet pelno jokio nemokėti. Tu žinai, dar vieną būtą nupirkai, dar vieną būtą nupirkai. Logini. Jo, ir tau auga. Tai tau auga daug greičiau. Tai jeigu tu žinai 15% per metus padaryti yra reikalų, bet kai tu nusiemi ir 15% ant taksų palieki. Tai važinai žmonės galvoja tada. Ir kitas dalykas, tai jeigu tu compoundini, tu žiūri, kiek tau cash flow reikia, kiek tu nori reinvestuoti. Ir exit strategy dalyvaujas, pavyzdžiui, jeigu aš norėsiu, nežinau, įsikešti, pavyzdžiui, su kripto. Jeigu tu kripto Lietuvo nori įsikešti, tai, hebra, žinokit, geriau net nejaudinkit. Jeigu turi, ta prasme, tu gulį, nelieskit, nes jums tokia šikna užvirs, taip sakant. Pirmas dalykas, jums reikės aiškintis, iš kur jūs gavo, dabar ten įsigalioja naujas reglamentas ES, pranešinės visus duomenis bus kaip Common Reporting Standard panašiai, įsigalioja, žodžiu, kripto visi exchange turės ten duomenis ir panašiai. Tai net jeigu tu turi legaliai, tu ten, nežinau, gaminai kažkokį kardą per žaidimą pardavai kažkada už 2 bitcoinus ir dabar tavo 2 bitcoinai verti kažko yra, ne? O yra, kur hebra patikėti prikėlė batkų, kur guli 100 lemų, ten 200 lemų, žinai, ant kripto. Ir problema, ką su jais padaryti, kad tu, žinai, į kalėjimą neatsisėstum, kur tu juos legaliai kaip ir gavai, tu nepavogiai, žinai, bet tu neturi dabar įrodančių dokumentų, kur už kiek tu pirkai ir panašiai. Tai reikia irgi turėti omenyje, ar tu kaip tu norėsi įsikešinti. Jeigu įsikešinsi, kokius mokesčius tu čia mokėsi, ne? ETF savo norėsi parduoti. Tai irgi tos nepagalvoja žmonės, kad, nu ką, protingi žmonės turtingi daro, ne? Tu žiūri tavo tax residency, kur bus. Pavyzdžiui, jeigu aš renku cash flow, gal aš galiu rinkti Lietuvoje. Man tinka tas mano, ne, tax rate'as ten 4-5%, pavyzdžiui. Bet jeigu aš norėčiau įsikešinti dabar kokio nors ten kripto ETF'us ar panašiai, aš nenoriu mokėti čia dabar Trump 2%, ne? Bet ką aš galiu padaryti? Aš galiu išsiregistruoti iš Lietuvos, nuvarėjai šalis, kur yra nulinis pelno mokestis, prie kapitalo prieaugio, ne, ten Dubajus, Gruzija gali būti, dar ten variantų yra, ten Panama, dar kas nors. Ir tu ten tada gali pagyvenai, biški, net nebūtina gyventi, gali sutvarkyti taip, kad tu ten tax residentėse, čia iš čia įsiregistravai, tu gali po pasaulį keliauti. Tik Lietuvoje negali būti ilgiau negu 183 dienas, nors irgi niuansas toks, kad jie nelabai mato iš tikrųjų. Eurostai nepraneša, tu teoriškai gali net Lietuvoje gyventi visus metus ir kleinint, bet nereikėtų taip daryti, nes gali prisidirbti, ne? Ir tu gali ten įsikešinti tos pinigus, susimokėsi 0%, visiškai 0, ir tu paskui tu nieks nedaužia grįžti atgal Lietuvą su deklaracijom to šalies. Tai čia irgi, žinai, tą reikia į priekį pasidaryti kažkokią exit strategy, ne tik išiminėti, kad aš dividendus dabar gaunu, o gavau, tai ar tau reikėjo jų dabar? Ar tu nori? Jo, ypač jeigu tu paaukoji ant tų dividendų 15%, nu, tai tu pats persišauni savo vieną koją. Žodžiu, tu kaip ir investuoji, bet vieną koją, nes, žodžiu, kiekvienais metais, žodžiu, vis nukilini po 15% savo to prieaugio. Būtent. Nu, jeigu suktųsis tas varikliukas ir toliau, nu, tai, kaip ten sako, sudėtiniai procentai, 8 pasaulio stebuklas, ar ne? Grįžtant truputį prie tavo istorijos, ar ne? Tai pradėjai investuoti anksti į NT, ar ne, užsisuko tavo verslai, aš, jeigu gerai suprantu, verslai maitino nekilnojamo turtą, verslai maitino kripto, ar ne? Ir kuriam gyvenimo etapė pagalvoji, kad gal vis tik tais, nu, ne vien tik Lietuvoje investuoti? Blemba, žinot, pagalvojau, aš... Vis dar rengdavai gimtadienius? Tuo metu jau kaip... Rengdavau, žinai, būdavo kartais jau šis gimtadienis, po to, nu, nebe vis laikį šitą, žinai, padaryti. Tai... Nebelikdavo laiko. Jo, nebelikdavo dar kažką, žinai, arba būdavo kartais ten kokį firmos balių padarė ir po to firmos balius jau taip, žinai, tau ne iki balių, kad galvoju, gal tai tiek to nebedarom, nebegersim dabar metus jau. Šiemet skipinam. Jo. Tai visokių, žinai, būdavo. O kada pagalvojau, kad užsienį, tai, matai, labai priklausė, nu, keli tokie wake up callai buvo. Tai pirmas dalykas, mane pradėjo bausti už tai, kad investuoju Lietuvoje. Ne? Paprastai dabar tave Lietuvoje baudžia, jeigu tu čia investuoji, kai tu pasieki tam tikrą levelį. Tai ką aš turiu menį? Pirmas dalykas į NT. Man dabar stebuklas, kaip visi dabar, NT mokestis, kodėl mes turim mokėti. Labą dieną, hebra, kur jūs buvot, nu, prieš tai. NT mokestis yra pas mus, aš 2% moku. Taip. Ir 2% nemokestis. Bet žinai, kaip padar, įveda tą mokestį, bet nesirūpink čia tik turtingiesiam. Tada visi, jo, tu gal moka teisingai, žinai. Tada biškai pamažina, bet čia palies vis tiek, tik ten turtinguosius ten kažkiek. Visi, jo, maladėts, nereikėjo, tu gal moka. Ir tada, nu dabar 2 štukų bus, tada visi, pala, kodėl mes turime mokėti. Bet prieš tai visiems tiko, žinai, viskas normaliai buvo. Tai aš dabar, žinai, ploju, maladėts. Welcome to the club. Jo, welcome to the club, dabar turi. Sveiki atvykę į klubą. Ir man netgi tos pakeitimus, jeigu padarys, man gali, nu, nesusitaupo, bet esmė dar reikštų meni, kad dabar perskaičius mokestinės vertės. Vilniui mokestinė vertė bus plus 8% maždaug. Tai ką jūs mokat dabar ant mokestį, jeigu nieko nepakeis, dvigubinkit iš karto. Tai kai aš, pavyzdžiui, dabar noriu investuoti naują, žinai, būna, aš nuperk įrengį kažką, klausiu, nuomininkai, ar bus dar kažkas? Nu, nespėja, žinai, sakau, nu, blemba, žinokit, nebus. Nėra, kaip man matematika nesidėlioja. Nes aš dabar, pavyzdžiui, jeigu noriu investuoti, ne, man automatiškai 2% ant mokestis iš karto. Tai, o kodėl 2%? Nes virš sumos. Nes yra ant juridinės mens? Ne, fizinis asmuo. Fizinio asmuo. Fizinis asmuo, kai tu pasieki tam tikrą ribą, dabar galiojantis yra 2%.
Okay. Tai biškai kažkaip buvau praleidęs tą. Nu, tai Matyt, dar nes neaktualu, žodžiu, dar negavau surprizą iš buhalterio. Tai dabar ką jie ruošia padaryti, kad bus 1%, tai jisai bus sumažintas. Ir, tai prasme, pigesnė apmokestinis, daugiau tų laiptelių bus, bet viršutinį laiptas, bet dėl ko padaro, nes jeigu jie nepakeis ir tau padvigubės, ir kai tu moki, žinai, 10 000, tai mokesčių, aš, pavyzdžiui, pravedinėjau, sėdžiu, žiūriu, what the fuck, nu negali būti, žinai, ir tu pasiskaičiuoji, nu taip gaunasi. Ne? Nes man irgi klausiu, sako, nekilnojamo turto mokestis, ten mokestis. No. Sakau, mažoji bendryje seniai moka tą mokestį 1%. Tai sakau, ant mažosios bendrijos nieko nekeičia, ant fizinio asmens taip yra, nu čia priiminėja, bet vėl ten, tu turi ant fizinuko kažkiek tu ant esi vedęs, nu tai vėl dalinasi iš dviejų, tada dar yra pagrindinis, kuriam nuolaida. Tai sakau, iš principo nelabai ką keis, ne ant tai mokestį esmė, o tame, kad GPM didins, va ten, kur didins, tai va ten yra visa esmė. Tai sakau, dabar ką keičia ant tai mokestį, tai jeigu pakeis, nu ir man taip sakant, aš mokėsiu prieš tą patį, nes padvigubės vertė, bet man tada nukrenta nuo 2% vienas pasidaro fair enough, ne? Tai čia tiems smulkiem tie visi, blemba, kodėl mes dabar turėsim mokėti, nu tai welcome, norėjot, kad visi mokėtų, tai davai visi mokam tada, žinai. O toks truputį off topikas, jeigu kas nors rengtų protestą, kad eit protestuoti dėl GPM įstatymo eitum? Blemba, žinai, aš jau per tuos daug metų išmokau, kad tu turi žiūrėti, ką tu gali įtakoti. Tai čia toks jau, žodžiu, kaip čia, pamojuot nuplaukiančiam laivui. Nu, ta prasme, išspanti, tu nepapūsi prieš vėją, nu, aš spantu ir visus tos rinkimus panašiai. Lengva pasakyti, atimam iš turtingų, duosim vargšam, pakelsim pensijas, pakelsim išmokas. Ne, sumažinsim mokesčius, padidinsim išmokas. Jo, ir visi, senai reikėjo, davai. Bet jie nesupranta, kas mokės, nu, tą patį ant tai mokestį man įkala, nu, man galai nebesuina, aš nuomą turiu pakelti. Taip. Tai tas, kuris ten dirba, žinai, už tą minimalų atlyginimą, pasimėnuojasi, žinai, ir jam nuomą pakeistų, o perskaičiuom nuomą, o kodėl nuomą pabrango? Nusakau, labą dieną, kol brango, tai mokestis tas, nu, panorėm išeinu, žinai. Taip. Tai nespanta, kad jie moka. Nu tai va, tai mane, žinai, pradėjo bausti už tai, kad aš investuoju Lietuvoje. Pirmas dalykas. Tada, GPM. Su tuo, kaip sakiau, effective tax rate, nu, yra neguminis, jisai tu kiek tu gali, žinai, prioptimizuoti. Tai ir taip, tas buvo vienas verslo liudijimas, tu gali kiek nori. Taip. Aš skam sakau rimtai, tai aš galiu, bet kiek? Jo, tu gali. Man irgi tas buvo keista šiaip. Taip. Tai man čia buvo toks cheating kodas. Taip. Vienas verslo liudijimas 10 būtų, o 20, o 30, ne, varyk. Ir svarbiausia, ilgalaikį PVM apmokestinimą, tai čia kosmosas buvo, bet aš tą supratau, gal tai kaip buvo paskutiniai metai likę. Tada pasidarė, kad vienas verslo liudijimas tipo, bet tik tai iki 5 štukų gali. Plembant, tai jau nebesigauna. Jo, nes gaunasi iki 45 000, nu, čia kaip sakyt, tas ant tai... Nebetelpa. Jo, nebetelpa, jeigu brangesnis. Tai tu tada dėlioji, žinai, ten mamai, tėčiui, močiutei, broliui, sesei, ten visiems po verslo liudijimą. Aš negalima taip daryti, tu gali, tau, kad nuomot būtent, nebūtinai tu savininkas turi būti. Tu gali nuomoti, jeigu tau tiesiog leidų, žinai, viskas tvarkoja. Bet tu ten dėlioji, bet vėl paskui nebetelpa, žinai. Tai gaunasi, jeigu tau nebetelpa su tais verslo liudijimais tenai žaist, nu tai tau vis jungia GPM automatiškai. Ir dar tu paskui tą GPM pasiskaičiavęs, pavyzdžiui, būna įmonė namuojasi, tai kiek bus plus GPM. Dabar mes klausė, tai kiek šis GPM? Sakau, iš kur aš dabar žinau tas GPM? Nu, tu man pasakyk, kokį priims įstatymą, aš tau pasakysiu, žinai, tu man pasakyk, aš tau paskaičiuosiu. Taip, ir kokias, aš neįdašinu, plus 15%, man sumoka 15, man paskui 20 mokėt. Kodėl 20? Tai jūs pajamos neviršino tiek, nes dabar yra 15 arba 20. Taip. Ne dabartinis, pakol nepakeitė. Nu, tai man jau 20 reikia mokėti, žinai. Tai tada paskaičiuojama, NT mokestis 2%, nuo nuomos 20%. Nu, tai labą dieną, tai tu, žinai, paimk dabar bet ką tu čia Vilniuje gauni ten 5-6%, atim minus 2%, minus tos mokesčius, tai tau ten tie 3 gal gaunasi. Ir plus dar tu, žinai, ten išladų nurašyti negalėsi, ten prastovų nurašyti negalėsi kažkokių, įrodinėti viską turėsi, ten, žinai, patikrinimus turėsi, ten purtis kersai išilgai įrodinėti turėsi, kad tu ten PVM nepasiekė ir kažkas tokio. Nu, tai, žinai, yra reikalų. Tai kai Lietuvoje baudžia, tada tu žiūri, kad, blemba, nebeapsimoka, žinai. Tai tiesiog, ir dabar tie GPM, čia tram 6 padarysim, tram 2%, blemba, labą dieną, hebra, aš jau pahalinu, aš jau susimokėjau visus PVM, GPM, viską, kad aš tos pinigus uždirbčiau ir nusipirkčiau ir įrenginėjau, žinai, viską ten dariau, tipo, ir nuomoju ir moku mokesčius ir tau dar, žinai, užkala. Tai va, žinai, mentalitetas ir žmonėm įprasta, jeigu tu, žinai, neturi, tau sako, tie kiti mokės, tu ne, tai davai darom, let's go, žinai, togul. Ir tas mentalitetas tai gaunasi, kad tai tie turtingieji togul moka ir paskui tai ką reiškia, kas yra turtingasis, tai jeigu tu du būtus turite viskas, tu jau čia tas evil rich, žinai, kur reikia apmokestinti. Nu jo, kaip ten, 28%, jau tu jau patenki tą, jau ketvirtį, jau top ketvirtį ir, žodžiu, su botagėliu. Jeigu tu dažnai verslą dar darai kažkokią ten įmonę, kažkokią tu, tai iš viso klausyk, čia tave į kalėjimą sodinti reikia, žinai. Na, arba į vagoną ir į Sibirą, žodžiu, ir viską. Jo, nu tai matai, žinai, ir tu tada... Ir išdalinė, kas lieka, žodžiu, kitiem visą verslą, žodžiu. Matai, žinai, kur juda ir tada tas nesaugumas. Ir kitas dalykas, tas nesaugumas, žinai, žmonės galvoja, kad čia pas mus labai, tipo, kad čia saugu. Tai pirmas dalykas, tu eurų kažkiek turi. Nu, tai ne tavo tie eurai. Eurai yra ten to centrinio banko, ne tau tik leidžia naudotis. Ir jie pasakys, kada ta tavo euro ten nebepriklauso. Pavyzdžiui, man toks wake up callas buvo Play sistema, kam teko susipažinti. Atsidarai minus 300 štuk pas tai sąskaitoju. Atsidarai kitą irgi visuose sąskaitose.
what the fuck. Yra pasirodo tokia nuskaitimo sistema, kur jeigu ten VMI kažkas pasirodė, kad reikia, registrų centras gali tu tiesiog paimti ir nuskaityti. Tai, žinai, laikinas apsaugos priemonės gali vesti panašiai. Net jeigu jų klaida, jie blogai paskaičiavo, arba tu sumokės, aš, pavyzdžiui, turiu permoką VMI, bet ne to kodo jie ten kažkaip užskaitė, tai jie man bam plaisa. Ir tada supranti, blema, nugrė, aš babkės kaip ir turėjau, bet dabar tai kaip ir nebeturiu. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, teismą kažkas padavė, ne, ten esu ten gavęs ten ieškinių iš Olandijos, ten dėl prekinių ženklų, ne, ten pareina ir tau, šiek tiek sako, jeigu norit susitart gražuoju, tai pirmą ar 5 štukų perveskit, tada galėsim pradėti kalbėti. Ir tu, žinai, tada skaičiuoji, okei, kiek man čia dabar kainuotų įmonė permesti, užsienį dar kažką. Ir tu supranti tada, kad tu kaip ir turi tą turtą, ne, bet tas turtas kaip ir tavo, bet kaip ir gal ne visai. Žinai, tu vieną knopkę paspaus, net su pažįstamą antstolį kalbėjau, sako, jo, labai patogu, sako, aš vieną knopkę paspaudžiu, tu viską kažką užblokuoji ten, žinai. Ramu. Revoliutą paskui pajungia. Ir tu supranti, blem, sėkmės gerą advokatą tada nusisamdyti, ne, kai tu be babkių sėdi. Ir kitas dalykas, tas pats su antai irgi, nu jisai kaip ir tavo, bet kaip ir toks dabar taip supranti, kad kaip ir gal biški valstybės. Nes reikia antai mokesčių susimokėti, žinai, tai jeigu būtų visai mano turtas, tai gal nereikėtų mokėti. Tai tu kaip ir turi, bet kaip ir ne visai. Tai daugam, žinai, paskui tu pradedi galvoti apie turto apsaugą, ne? Tai turto apsauga vienas dalykas, kad, nu, blemba, aš noriu turėti bent kažkokį gabaliuką, kad aš žinočiau, kad nedings, ne, bus mano. Tai jeigu aš galiu turėti kažkur užsienį, pavyzdžiui, ar ta pati, nežinau, kad ir banko sąskaita gali būti, nežinau, Vokietijoje, Lenkijoje, ne? Tai tau jie vis tiek gali išieškoti per teismą, bet tau bent vieną knopkę neužfryzins iš karto, bet advokatą galės nusisamdyti, žinai, nuomą susimokėti, maistą nusipirkti, paskolą susimokėti bankui. Lieka dar kaip čia daugiau kortų, ar ne? Koladį, ne vieną turi, žodžiu, nes jeigu jau tam užta, tai... Žinai, nu, duris biškiai atsidaro, ten tada tu laiko biškiai turi pagalvoti, ne, tu gali turėti, nu, kaip daro Hebra, ten visokiai šešėliuose, Belize, dar kažkur, tai tu šis ten, žinai, viso gero, ten klausi, tai žinai, turiu kažką, sako, be šansų. Sako, aš net nežinosiu, kad tu ten turi, žinai, tipo, neįsuras, tipo. Tai ten išieškot kažką, tipo, be variantų. Tai čia nėra, kad tu, žinai, kažkaip nori paslėpti ten kažką, nu, nieks nematytų, bet tiesiog apsisaugoti. Ten ypač Amerikoje normalu, tai ten suint gali už bet ką padavinėti teismą, žinai. Nu, tai daro, taip, tu atidarnai, atidarnai dar kažką, kad tas turtas būtų apsaugotas. Nes tu tiek pahalinai, tiek dirbai, ten užkaliai, ten kažkiek ten lemą 2, 3, 5, ne? Bet tavo taip, galėtų nebeturėti. Tai tu pradedi galvoti, kad, nu, o ką jeigu? Ir dar vienas dalykas, ką dabar jau aktualu pasidarė, bet aš kodėl anksčiau apie tai pradėjau galvoti, ne? O jeigu, vat, nu, pavyzdžiui, dabar daugam galvoja, kad jeigu karas neprasidės. Ir, pavyzdžiui, tu pagalvoji, va, tavo verslas mano Vilniui, butas mano Vilniui, investiciniai objektai mano Vilniui, kešas mano Vilniui. Žodžiu, all in. Jo. Pokerio toks viskas sustumiai. Ir tavo laikrodį ten dar nusisegiai, dar sudėjai, va. Gerai, o jeigu dabar, va, tau, tankai važiavo, ne, prasidėjo. Ir, nu, koks jūsų planas būna? Tai pirmą išvežu šeimą, tada grįšiu čia ginti. Ten pasirūpinu šeima. Gerai, dabar kaip tu pasirūpini šeima? Tavo nuomų tau niekas nebemoka. Sako, man korona prasidėjo. Sako, taigi force majoras čia dabar galima nemokėti. Labą dieną, sakau. Jo, aš irgi sakau, bet sakau, ten studentas gyvena, bet sakau, universitetas neuždarytas. Jo. Bet jam to būtų nebereikia, nes ten jau nebeina. Net man buvo taip, kad gyveno nuomininkai, bet sako, tai šiaip, o tai sakau, tai kas tu atsitiko darbą? Ne, tai čia tokia situacija, galvau paklausiu. Nu, bet žinai, jis pabandė tokią laimę. Avdrug galiu nebemokėti. Aš panai leidau, viena parašė, bet tvarkingai gražiai, sako, sporto klube dirbau, sunkiai situacija, mama darbą praradau, aš darbą nepraradau, gal galim kažkaip sumažinti, nu aš tipo, nu, neturiu kaip žinai. Nu, aš nepagailėjau, sakau, okei, laikinai galim, biškai pamažinam įmokas, nematyti kažkam pasakė, tada man per dieną, ten 20 žinučių, žinai, visi davai nuomą norim sumažinti ar panašiai. Pasigyrė, žodžiu. Jo, nu tai to karas prasidėtų. Taip, tai kaip tu nuomas gauni, o bankas ką sakys, davai. Vis tiek. Nu, tu skolos nenurašė, ne? Jeigu tu, nežinau, subombarduoji ten kažkokią, ne, aš būdavo, būtus perku, man močiutė, žinai, būdavo. O tai sako, gerai, jeigu tu čia va, sako, ten 3 būtus ten o jeigu, sako, karas prasidės, raketas skris, žinai, močiutė man iš Ukrainos, žinai, buvo, tai kažkaip tos dalykus dar galvodavo, bet čia dar toli iki karo buvo, žinai. Bet jau tada sako, jeigu va raketa, vienas sako, ar nėra, tu tavo namo paskolas mokėti reikės. Aš galvoju, blemba, rimtai negerai, žinai, pas mane viskas ne vienam rajone, dar žinai, vienam pastate dar prisipirkęs ir panašiai. Tai irgi pradėtos dalykus galvotum, tai sakykim, jeigu būtų tas planas, tai gerai su lagaminu tu išvažiavai, nesu kešu, jeigu turėjai, dar Hebra geriausiai buvo turi vieną banko sąskaitą, vieną banką, būna darbinis žmogus, sakai, žiūrėk, man ten sebo, pavyzdžiui, reikia man patogiau, aš ten tik tai tokį turiu vieną, sakau, tu vieną turi, jo, tai o ką man? Maladės vieną turiu, kas, kai neveikia ta bankininkystė. Būna, va, svetas neveikia, negali atsiskaityti. Nu, tai tu viskas, o dar būna žmonės taip, kad pitako net neturi grinais. Tai tu turi vieną kortelę ir viskas, tau tu vieną kortelę ar laisvą uždėjo, arba bankas užlūžo, dar kažkoks prikolas, viskas viso gero, ką tu darysi, kaip tu bilietus nusipirksi, kaip tu išvažiuosi, kaip tu nuomą susimokėsi, maistą nusipirksi. Tai apie tos dalykus žmonės nepagalvoja, kad tu bent kaip minimum kelis bankus turi turėti, jeigu vienas bankas nulūžtų, bankrutuotų, kažkas atsitiktų, ne. Geriausia, kad tu turėtum gal užsienietišką kortelę, tu gali turėti, nežinau, vokišką kortelę, ne, ir su ja gali Lietuvoje atsiskaitinėti. Tai tu jau ką žinai, kad tau veiks kažkas. Tai turėsi užsienį pinigų išsiimti. Nu, ta prasme, turi kažkokią apsaugą, diversifikaciją. Tai bet taip pat irgi, žinai, kaip, nu, pagalvoji, kad norėtųsi, žinai, nu, bent gabaliuką kažkokį, tai jeigu to gyvenimo nuo nulio reikės pradėti, čia kažkas atsitiko, ne, kad tu bent gali, nežinau, šeimą išvežė, apgyvenai, kad gerai, va, yra čia kažkokios minimalės bent jau pajamos, ne, arba ten minimalus turtas, tu čia gali, nu,
turėti. Viskai taip, tą turtą, žinai, jeigu tu visai jo neturi, tai aišku, tam, kad tu turėtum planą B, tu pirmą planą reikia turėti. Taip, pirmą žodžiu, kad galėtum atsidėti, turi turėti iš ko atsidėti. Jo, tai jeigu tu planą A neturi, tai planą B nereikia parintis. Ten dabar, jeigu tu stolininkas, žinai, Lenkijoje pasidėsi arba Vokietijoje, arba ten Belize kažkur, tai tau negelbės. Bet jeigu tu jau turi, reikėtų pagalvoti, ypač jeigu didesnės yra pajamos kažkokios, arba ne tai, kad pajamos, bet turtas, tai jau reikia galvoti apie to turto išsaugojimą. Žinai, kaip Buffettas sako, kad svarbiausia neprarasti pinigų. Taip. Tai jeigu tu daug prikali, bet daug praradai, tai pradėk, diversifikuoti portfelį savo, žiūrėti, kokios tavo investicijos, kas generuoja cash flow, kas generuoja tą, kas liečiama, kas neliečiama, ką gali konfiskuoti, ką gali atimti ant kažkas, ne, kas ten, nežinau, teismo negali kažkaip ten teisėtai, neteisėtai paduoti, gal kažkokią nesąmonę padarysiu, žinai, ten pasirodys, kad, kažkokį patentą pažydžiau, ko nežinau, buvo tokių prikolų, pavyzdžiui, mes ten pardavinėjom tokius dalykus ir pasirodė, kad ne vardas, o kažkokia ten forma patentuota yra. Ir pareina iš Olandijos, bam, labą dieną, mes šiek tiek teismų mokėjom Vokietijoje, davai, žodžiu, duokit dokumentus, kiek iš jo ką pardavėt, nuo 5 štukų pradėsim, žodžiu, darybas pradėti užnekėti, jeigu norit sustarti ir panašiai. Tu gali visiškai netyčia uždėkti. Tai va tą tokią pagarbę reikėtų turėti iš tikrųjų. Tai tas ir paskatino, tada dažnai žiūrėti užsienį, kad tokiai, bent truputį. Ir plus, turėti su ko palyginti, vėl tas pats, ne? Tai kaip tu ETF gali palyginti, bet tas pats ir ant tai tu Lietuvoje žiūri, tu va taip žinai, kaip arklys su tais ant tokių tais juodais daiktais. Jo, kad nežiūri iš šonus. Jo, laser focus. Tu susidėjai, žinai, gerai po kol tu pradžioji. Tai tu ir pakalink, jeigu kažkas sekasi, einasi, kapok, varyk, ne? Neišsitaškyk, ar ne? Jo, kai būna kiti, žinai, sezonas, nors, pavyzdžiui, būdavo, aš ten, nežinau, ten per mėnesį kelias valandas mėginis, tu visą laiką pakalini, žinai, jeigu yra duoda, man patinka, žinai, kai būna tie vėl tie patys podcastai, kai šneka, Hebra matys, kad ten, žinai, ne apie finansus, bet, pavyzdžiui, Rolandas Mackevičius, kai šneka. Kai būna apie finansus šneka, bet aš norėčiau pakalbėti, matosi, kad pas jį fokusas yra, žinai, ir jis gerai sakė, kad ten pasakodavo, kai jis ten, žinai, dirba ten radijoje, naktį važiuoja, ten praveda kažkokį koncą, ten grįžta į Londoną skrenda ir kažkaip ten jau, beras jisai sakė, jo klausė, sako, bramba, tai po kol kviečia įmuk, sako, paskui nekvies. Taip. Tai va čia tas pas yra, jeigu tau, žinai, kažkas irgi tau ten, tu pardavinėjai kažką perka, tai ir pakalink, sėdėk, varyk, nes žinai, šiandien perka, rytoj gal nepirks, tave dabar samdo, rytoj gal nesamdys, tai varyk, tada okei. Bet jeigu tu jau, paskui, kai tu nori paskirsti tą kapitalą, jau apsisaugot, tai reikia biškį nusimti ir pasižiūrėti, ar aš čia teisingai viską darau. Tai jeigu tu sėdi Lietuvoje ant tų savo 5%, plus mokėsi ant mokestį, plus mokėsi GPM visokius, su nuomininkais dylinsi, kur ten, tai tu mane su vaikais negali iškraustyti. Tai ten man priklauso tas senas, ne? Ir už viską ten į kairę dešinę mokėsi. Bet tu nematai su ko palyginti. Tai jeigu tu turi užsienį kažkokių variantų, pavyzdžiui, matai pala, tai aš ten galiu daryti 12%, NT mokestis bus 0, kiti mokesčiai ten bus, žinai, mažesni 5 kartus. Arba čia aš galiu dabar už 5 ir dar čia mane iš visų pusių nulkinti, žinai. Ir dar čia tautos priešas būsiu, kad turiu. Tai tu tada galėjau, okei, tai biškai, žinai, norėjau irgi praplėsti savo supratimo ribas. Taip. Tai labai, žinai, svarbu, kai būna, sako, tavo ratas, tų 5 žmonių, su kuo tu bendravai maždaug, tai ir būdavo, o kaip tą ratą paimti, žinai, tu tavo draugeliai visi, žinai, kur, irgi iš to pačio, taip sakant, kiemo. Bet tu gali tą ratą praplėstas pačios knygos, net tai tu gali, žinai, skaityti, arba tu gali podcastų žiūrėti kažkokius, kad dabar, žinai, žiūrovai žiūri podcastą, net tai tu, mes čia dviese kaip ir kalbam, bet jis ten, žinai, sėdi gal valgo, bet irgi toks kaip prie stalo jaučiasi. Prie kebros. Šiaip virtualus, sako, kad influenceriai iš tikrųjų dabar net ir tyrimas buvo padarytas, kad, kai sako, 5 ar 6 ten draugų ratas, tai influenceriai iš tikrųjų yra, kad, įtakoja, nes vis tiek tu klausais, konsumini tų minčių, visą kitą, tai tas tikrai. Tai žodžiu, mes turim daug virtualių draugų, kurių gali būti didžiosios dalies dar net nepažįstam. Teisingai, ir taip ir yra, žinok, ir tikrai, ir tu, žinai, klausai, ir ypač jeigu tu dar užsienį paim, pažiūrėk, kaip Hebra užsienį gyvena, ir tu matai, kad visai kitokie procentai, visai kitoks mąstymas, ir tu tada, žinai, prie to stalo biškai pasidėjai, prie kito stalo, ten virtualiai biškai pasidėjai, knygų biškai paskaitai irgi, kaip, žinai, prie kažkokio stalo pasidėjai, ir tas mąstymas prasiplečia. O grįžtam prie to tavo palyginimo, tai kurie metai buvo, kaip sakai, wake up call ar ne, ir nuo kurių šalių pirmą pradėjai darytis? Gal 20 maždaug, sakykime, buvo metai panašiai. Čia Krymo aneksija, ar ne? Ne? Ne, žinok, ne, Krymo aneksija 14. Jo, aš su tuo nesurišau, žinok, nebuvo, kad čia dėl karo pradėjo panašiai, žinai, visi klausia, tai čia ten dėl karo, ne dėl karo. Tai ne. Aš ir, žinai, ir Šaulių sąjungoje esu visi, tai čia po karo, ne, aš... Pala, 20 metų, tai čia COVID'as netgi. Gal jo, bet žinok, nebuvo surišta. Man tas COVID'as buvo apšiai, figienai mes dirbome. Tiesiog, žodžiu, atsirado pagalvį tiek, kad jau galima kitur pagalvėlį. Ne, gal, žinai, biški, pradėjau nusiiminėti po biški, žinai, pažiūrėti, kas darosi. Ne, plus sakau, Lietuvoje draudžia, dėti nebegaliu, kitų variantų nelabai žinau, su ETF-ais ten nebaisiai stipriai ten mokėjau, žinau, kaip ten ką daryti reikia, ne, pradedi žiūrėti, ieškoti tada. Ir norėjau, biški praplėsti žinias, kad daugiau žinoti. Spantu, aš jeigu sėdžiu Vilnių savo kažkur sudaręs, taip, bet nuo kokių šalių pradėjai tu lyginti? Kokių šalių, žinau, pradėjau daug žiūrėti. Tai aš tokią blemba kaip ir lygą turiu, žinai. Man reikia viską fucking įsiaiškinti iki smulkmenų. Pavyzdžiui, mes dabar sėdime ir rašinėjom, aš kaip ir su to nesusijęs, ne? Aš dabar žinau, kad softboxai čia greičiausia bus 5 cokoliai E27 lemputė stovi, ne? 5500 kelvinų bus. Tada kameros
dvi stovi, tai greičiausiai, nors atspėčiau dabar, kad greičiausiai bus 25 FPS filmuojam, 1:50 shutter speedas, ISO 100 bus ir diafragmos kokie 1.8 padaryta, ne? Ir white balance'as 5 štukas 500 kelvinų. Nu, man kaip ir nereikia žinoti, ne? Bet aš fucking negaliu naktį mėgoti, jeigu neįsiaiškinu. Iki smulkmenų, viską ten, kaip baldai susirenka, kaip kas, tas pats su tom investicijom į kitas šalis, ne? Daug kas meta taip, kad, o, man čia rodė, žinai, ten Kiprė reklamą, arba ten Dubai rodė reklamą, ten, žinai, Tenerife ten visi deda, tai aš irgi ten Bulgarijoje eurai ves dabar, tai žinai. Ura, visi, žodžiu, nors jau urabiškai gal per vėlą. Bet man, žinai, bet reikia įsiaiškinti iki galo, o kaip tas, kaip mokesčiai, kaip šitas. Nu, aš, žinai, bet lendu visur aiškinuosi ir ten aiškini research, tai aš žiūrėjau, žinai, Dubajus, Turkija, Stambulas, Kipras tas pats, Malta. Tenerife, aišku, žinai, čia visą reklamą, nu, Ryga, ta pati įdomi, bet Ryga tas pats beveik kas Vilnius, tai žinai, koks skirtumas, ar tu čia Vilnių ir yra ten Rygo, nu, gražus didesnės. Ten paskui, nežinau, Kazakstanas, Uzbekistanas, ten visokie, nu, viskas. Tai sąrašas, sakyčiau, toks ilgas. Jo, ta prasme, geografija plati. Jo, yra su ko palyginti, žinai, ta pati ten, nežinau, Meksika, Kolumbija, pavyzdžiui, gali, žinai, investuoti, yra tikrai variantų. Bet jeigu saugas nuo tos pačios, ne, Rusijos, tai žiūrėt Kazakstaną ar ten Turkmenistaną, dar kažkostaną, nu, yra logikos? Nu, Hebra Rusijoje investuoja. Žinai, dabar gražu kokio Maskvoje. 3% ilgalaikį nuomą. Ok. Yra, net, prasme, Kieve Hebra, nu, investuoja, daro būtus, jeigu kiaušus metalinius kalbė, tai nuomojasi Hebra, Kieve būtus, taip sakant. Ne, tai kad nuomos kainos ten kyla, tai aš nebijoju, nes ir per pirmą karą buvo taip, kad, nu, žmonės iš okupuotų teritorijų atbėgo kur? Taip. Į Kijevą. Nu, ir Kijeve nuomos kainos. Tai ta prasme, nu, yra, nu, sakau, ten Rusijai, Maskva, Piteris, ten, nu, kainos šoko belia kaip ir nuoma, sakau, 3%. Ta prasme, palūkanos dabar Rusijoje yra nuo 26,5%. Nuo. Tai normalius palūkanos apie 3% būstą pirkt. Tai įsivaizduok tada, kiek tu už nuomą gali mokėti. Ok, stipru. Kita vertus yra kita medalio pusė, turbūt infliacija irgi. Ne, nu jo, infliacija kapojant ten daug visokių medalio pusė. Ir aš dabar turbūt prasčiausia vieta, kur tu norėtum būti investavęs, turbūt, žinai, tai Maskvoje kažkokia, nes tau dar su lietuviško pasu, tai ten, taip sakant, gaitas turtas turbūt nuplauktų, žinai, arba tu ten pats nuplauktum kažkur, taip sakant, upė. Tai ten gal negeriausias variantas. Bet šiaip tų šalių daug pražiūri, bet jos, yra šalis, kurios labai gerai tinka, bet ne Lietuvai. Ta pati, pavyzdžiui, nežinau, Kolumbija, Medelinas, ten kažkoks, ne, Meksika, ten Brazilija, bet tu ten priskraidysi dabar apie Pietų Ameriką, kiek tu kainuoja, žinai, ten administravimas, skraidymas ir panašiai. Ir tu atvaistinus baltas gringo dabar, žinai, biznio daryti, tave ten iš visų pusių, žinai, dulkins. Ten tu nesuprasi, kas vyksta. Tai ir kai rinkaus tų šalių, žinai, žiūrėjau, tai daug įdomių variantų, bet priklauso, ko tu nori ir ką tu darysi iš to. Pavyzdžiui, Dubajus, labai įdomus variantas, kainų šoko, ten, nu, yra pliusų aфиgenų. Turkija, Stambulas irgi, nu, tikrai labai variantų daug tenais yra. Tai kaip aš šlifavausi, man aktualu buvo, kad tai būtų investicija, ne spekulacija kažkokia. Aš žiūriu ilgalaikę nuomą, nes man labai nepatinka, man, nu, purto vemfenčio nuo tų visų, žinai, kur tipo ten garantuota grąža 2%, ten apartamentai, ten tokie, žinai, kur statom, tipo. Tai trumpalaikė nuoma mane domina mažiausiai. Nes jeigu tu paimsi kažkokius apartamentus, kad ta pati Tenerife, kur tu važiuoji ant trumpalaikės nuomos, tai gerai, jeigu yra, jeigu jos nebus. Bus COVID'as, lockdownas. Arba pakeisti kokį nors įstatymą. Jo, įstatymą pakeičia to pačiu Turkijoje, pavyzdžiui, Stambulė priėmė dabar, kad tu turi turėti turizmo licenciją, jeigu nori Airbnb nuomoti. Viskas ragai, ne, tai jeigu tu pasiėmęs ant trumpalaikės, ką tu dabar su juo darysi? Šikna. Tai man patinka tu ilgalaikį, ten, kur yra perspektyva normali, kai aišku, kai tu turi suprast, kur tu dedi pinigus. Labai yra svarbus dalykas su visom investicijom, ne, kad tu 100% suprastum, kaip veikia ta investicija, iš kur pinigai. Bet didelė klada būna investicijų, žmonės deda, nu ten kažkas kažkur ten, žinai, ten prekiavo, daro ten tam. Girdėjau, kad gerai. Bet tu supranti, kaip veikia, tai aš taip nudegęs esu, žinai. Bet kad tu 100% supranti, kodėl, ne? Pavyzdžiui, kodėl Gruzijoje, kodėl Tbilisis būtent, ne? Tai vat, ką aš išsirinkau iš tų šalių, ne, išsirinkau, pavyzdžiui, man labiausiai Gruzija tinka. Atradau variantą, ne, tai researchinau, grinai ieškojau, taip sakant, nieks už rankos nenuvedė, reikėjo pačiam įsiaiškinti ir iš tų visų variantų aš atmečiau, kas man tinka, netinka, ten Tenerife, kokie pirkimas, pardavimas 10-12% mokestis transakcijose, ne mokestis. Jo, tu pradedi jau su -12, žodžiu. Tu jau su -12, tada ta pati Europos Sąjunga, tie pati reikalavimai visokie galioja, Airbnb tau ten užbanint gali, galėsi, negalėsi, žinai, ir panašiai. Ir dabar užskvotinta gali. Jo, užskvotinta gali, sunku iškelti ir dar niuansas dabar yra, kad įvedė tie patys ispanai, kad, žodžiu, kai parduoda butą, tai nuomos licencija nebeperina tau, tai tu turi išsimti naują nuomos licenciją, nuo balandžio man reikia, miestas galioja. Ir jeigu tu nori išsimti naują tą licenciją, tu turi visą apartment buildingo susirinkti 60%. Na tai pamirš, žodžiu. O dalis yra užsienį, dalis yra dar kažkur, tarkim, aš nuomačiau, tu ateitum pas mane, aš nuomoju trumpalaikiai, tu sakai, labą dieną, noriu gauti nuomos leidimą. Kokį aš tau, kurį pirštą aš tau parodysiu. Taip, tai va tas yra. Nes tu didini konkurenciją, aš galiu būti be konkurentų, jeigu duosiu tau parašą, tai tu būsi mano konkurentas. Nu, čia tas pats turtas kaip ir tavo, bet kaip ir ne tavo. Tau ten, žinai, kažkas aiškins, kaip darytų, gali, negali, bet tas man nepatinka, žinai. Tai, nu, ir įsirinkit tą šalis tada, kur tau, nu, pavyzdžiui, man Gruzija, kuo labai stipriai užkabino, žinai, patiko. Tai pirmas dalykas, aš renkuosi, žinai, apskritai nustebino laisvę. Tau nesikiša. Tu kaip nori, taip daryk, žinai. Tau duoda, tau leidžia. Ir čia, žinai, tai jeigu lyginį investavimą, pavyzdžiui, Vilniui, žinai,
ir Gruzijoje, Tbilisi, pavyzdžiui. Nu, tai Vilniuje investavimas, kaip tu žinai, bėgtų maratonę su šalmu, su apsaugom, žinai, kad taip saugiau, bet su kuprinė. Ir tu žinai, bėgi ir tau vis dameta plytų. Prabėgai kilometrą, dar porą plytų prabėgai dar. Nu, kaip ir bėgi, bet kuo toliau, to sunkiau, žinai. O Gruzijoje tau duoda dviratę ir nuo kalno paleidžia. Ir tu nėra kas tave laikytų, bet aišku rizika. Bet be šalmo. Tai žinai, kaip ir... Jau tuosės, bet jau... Tai pavojingiau biškė, ne? Nu, nebiškai, sakyčiau, žengiai. Bet smagiau, įdomiau. Tai jeigu tu normaliai išvairuosi, ne, tu atsakingai vairuoji viską, tai tu gali nuvažiuoti toliau, greičiau ir smagiau. Ir tu tada renkiesi, žinai, tu kur tu nori. Ir tas su kuprinė, kur tu plytas dakraudinėja, ar su dviračiu lėkta. Nes du gal be šalmo, bet pavairuoti reikės biškai stipriau. Bet tu toliau gali nuvaryti tada. Ne, greičiau tas tavo kelionė, taip sakant, pasyvių pajamų ten kyla kažkokia. O iki Gruzijos, kokias dar šalis aplankėjai, kad patikrinti, nežinau, tą... Virtualiai aplankiau, tai aš čia pusę pasaulio. Jo, tai aš jau supratau. Bet fiziškai tai Dubajus, kas pateko į finalo ten, nežinau. Nu, gal finalas labiausiai, žinai, buvo Kipras, Malta, Stambulas. Bet Kipras, Dubajus, kai kalbam apie Kiprą, šiaurės ar pietų? Šiaurės. Okay. Šiaurės. Ne, čia yra niuansai, matai. Bet čia vėl dėl turto apsaugos eina. Imsi paprastą Kiprą, Europos Sąjunga, viskas galioja. Paimsi Šiaurės Kiprą, tu esi okupuotoje teritorijoje nepripažintai. Pripažįsta tik Turkija. Taip. Tai Lietuva net duomenų paprašyti negali, nes jie nepripažįsta šalies. Tai iš dalies pliusas? Jo, iš dalies pliusas, bet yra biški nestabilumas, nes, nu, tu kaip ir okupuotoje teritorijoje, jeigu jie paskui kažkaip sugalvotų atsiimti. Plus svertų, man regis, nėra, kad ten, nu, bankų paskolų tai tik vystytojai. Nu, jo, ten daug niuansų, ten, žinai, Turkijos lyra, ten, nu, visokiausių niuansų, bet ten, ta prasme, ten, žinai, plovykla pinigų, kas nori didelės babkės prasiplaus, kaip to visą kitą į Turkiją ir ten pirmės gauti pinigai važinėja. Tai man tas kaip ir mažai domina, man, žinai, tu buvo normali, legali, stabili investicija, kur aš galėsiu viską oficialiai gali deklaruoti ir, taip sakant, Lietuva galėsiu, žinai, parodyti, kad, va, dirbu, uždirbu, ačiū, žinai. Ir, nu, ir ilgalaikė bus, o ne spekulacija kažkokia. Tai buvo, žiūrėk, taip, Dubajus, ar ne? Tas pats Kipras, Gruzija, kas dar? Stambulas. Stambulas, Turkija, ar ne? Nu, Stambulas, Izmiras gali žiūrėti irgi, žinai, bet, nu, man gal sostinės labiausiai domina iš tikrųjų. Tada, nu, Tenerife, aišku, irgi, žinai, žiūrėjau, domėjausi. Plamaltą minėjau mane. Jo. Jo, tai, nu, gal šitie tokie labiausiai. Nu, aš žinau, kad Hebra dabar varo gerai tikrai Kazakstane, ten Uzbekistane gali, bet, nu, bet ten jau biškai, žinai, sunku įeiti, rizika kitokia ir panašiai. Tai, bet Gruzija, man, žinai, jackpotas buvo, nes, nu, susirinkau, sakau, pamačiau, kaip ta laisvė, ir aš kuo labiau giliniaus, tuo labiau supratau, kad, nu, blemba, čia yra gerų reikalų, ne? Tai aš, kai žiūriu tą investiciją, žiūriu ne tik tai, kad būtų graža, kiek aš ten procentų gausiu, bet žiūriu visą paketą, pavyzdžiui, ne? Tai aš noriu, pirmas dalykas, kad tai būtų mano, kaip, nu, asmeninė mano, ar man tinka, netinka, tai žiūriu iš asmeninės pusės, ar man tinka. Tai aš noriu, kad tai būtų mano, pavyzdžiui, kaip antra bazė, ne, ten planas B kažkoks, ne? Tai pirmas dalykas, man malonu ten būtų. Apskritai, kaip aš ten galiu nuvykti? Jeigu aš ten kažkur... Ar patogu, ar ne? Jo, Kolumbiją investuosiu, man su 5 lėktuvais skristi reikės su valtim plaukti kažkokią salą ten, kad ir ta pati Panama, nu įdomu, bet kaip aš ten blemą nuvarysiu, nu yra reikalų. Tai Gruzija atsisėda į Vilnių oro uostą, nuvariu Gruziją per 3 valandas iš vietoj. Tai man ar man dabar į Klaipėdą investuoti, važiuoti su mašina, žinai, ar man skristi iki Gruzijos, nu aš praktiškai man tiek pat laiko užtrunka. Tai jeigu skrydžiai, ten vizieras skraidina, viskas tvarkoja, ne? Viduje transportas geras, yra irgi Georgian Bus aфиgenį, metro, maršrutkės netgi yra, Boltas ten Siendaksas nieko nekainuoja praktiškai, už ačiū vežioja, nu žodžiu, autobusai viskas, gali normaliai. Toliau, kaip aš jaučiuosi toje šalyje, man patinka, ne? Ar man patinka priklauso nuo tų dalykų, tai vadinasi, ar aš suprantu mentalitetą. Tai man, pavyzdžiui, man patinka ten artimas mentalitetas, aš suprantu žmonės ten. Nėra to feikinio kažkokio kaip Amerikoje, kad thank you, ten žin dar kažkas, ten tave gali, žinai, pasijusti, jeigu ką, bet tu žinosi už ką. Tai žmonės, ta prasme, nuoširdūs, paprastai, tu jautiesi kaip su savo močiute, su savo seneliu bendraudama, žinai. Žmonės, aš suprantu, kaip veikia. Šalies dydis normalu, šalies istorija atitinkama yra kaip mūsų panašiai. Taip, giminingos tautos. Kitas dalykas, lietuvius žiauriai mėgsta. Bet čia nuplaukiantis fenomenas yra, nes vyresnioji karta, jie prisimena, jie žino, jaunesniems tai tu tiesiog įsičiuosi iš Europos. Taip. Nieko bendrais. Žinok, yra fucking kosmosas. Tu nuvarai, kiek aš kartų buvo, tu važiuoji kokį taksą, atvažiuoja taksistas piktas, nes Jandeks iškvietėm ten kažkur ne ten parodys. Ten, o, tai čia negalėjo ateiti, čia aš laukiu, žinai, važiuojam. Ir mes tarpusai šnekam, tai lietuviškai jisai. Atkūda, aš Litva. O, Lietuva veidas pasikeitė viskas jisai. Ten, nu, minė tam draugą Andrius такой был, мы там Šiauliai jechali, tam, tipo, nu, šitam pradeda pasakoti, čia stalus pirkom. Jie arba tarnavę kartu, fulę kartu žaidė ir jie, nu, draugai, tai pasme, giminingos tautos, jie supranta, Lietuva pati pirma Gruzijos nepriklausomybė ten pripažino, tipo. Tai jie tą atsimena vyresnė. Tai žinau, kiek kartų buvo, kur važiuojam pas mane, vyno gert. Ir mes važiuojam su vienu tavarą, aš jam bandau paaiškinti, sakau, žiūrėk, mes mašiną išnuomadę, aš jau vėluoju, manęs laukia kutais, man mašiną reikia atiduoti. Jis angliškai nešneka, rusiškai nelabai. Aš jam pasakau iš Lietuvos, o, tam čia vino, čia vino. Jis jau mintys, jau pilsto, žodžiu. Bet jisai vairuoja, aš jam bandau paaiškinti, kad, nu, labai ačiū, bet, nu, sorry. Ir aš matau, jau mes važiuojam kažkur ten pas jį chatą. Aš jam ten rodau, kad ne, jis atneša tada ten raudono, balto, nu viskas, mes jau, žinai, jau svečiuose. Tai ta, žinai, faina, pas negerai jautiesi. Daug nesijauti kaip užsienietis. Man, pavyzdžiui, nepatinka, kad mane išmaldo, žinai, tu nuvarai, nežinau, tą pačią, pavyzdžiui, Prancūziją buvo, nuvarai, tu Europos mėnesį.
fucking mane sugebėjo autobuse oficialiam, ta prasme, iškart išdurtą gauti, žinai, ant to bilietėlį ten kainų. Nu, come on, fucking, tai eina, ten visokie juodžiai, ten, žinai, tau sega ten kažkokius šūdus ant rankų, ten ir panašiai. Gruzijoje to prikolo nėra, aš atvarau kaip vietinis. Man viskas kainuoja kaip vietiniam. Aš už telefoną mokėsiu, intiką mokėsiu, tiek pat boltų važiuosiu, tiek pat valgysiu kavinėse, tiek pat būtus pirksiu, registracijas darysiu, man nėra skirtinių sąlygų. Niekas nelenda, žinai, kaip ten Stambulė, kokiam ten dar kažkur ten, dėdė, pirkit kažką tenais. Ten tokių prikolų nėra. Tu ten gyveni kaip vietinis. Plus daug ekspadų yra, atvarė yra užsieniečių visokiausių, kas ten gyvena. Tai yra tokių minutų, tu gali žinai angliškai kalbėti, gali rusiškai, vat kalbas daug ką reiškia, pavyzdžiui. Jeigu tu kalbi tik angliškai, susišnekėsi, bet nu tos autentikos nepajusi. Jeigu tik rusiškai šnekė, na irgi biškai sunku, bet jeigu tu anglų ir rusų moki, yra fucking ledas iš viso. Universalus žodžiu. Jo, nu kitas lygis, tu su vyresniais žmonėms gali labai nuoširdžiai, ten, žinai, pasikalbėti, ten, taip sakant, įsvežius, kiek kartų buvo tu kavinė, žinai, pavalgai, viską, tada iš Lietuvos jis tu tepilą, tu paskui stumdai pinigus sumokėti, sako, ne, dovanu. Ir tu ten, žinai, tas babkės ten stumdai, kad paimkė ten, pavyzdžiui, ne, arba sako, nu gerai, už maistą, bet sako, viskas šiek tiek gėrėt, vynas čia, tipo, vaišinu. Ten, žinai, nuo širdies, ten dar fotkę pasidaro, pakabina, atvažiuoja, kad kaba tavo fotkė, žinai. Geras. Nu, kitas reikalas, ta prasme, tu ten jautiesi ir kainos. Man daug ką reiškia kainos. Nežinau, aš, pavyzdžiui, babkių kaip ir turiu, bet nežinau, aš fucking skrūdžas turbūt esu. Tai va dėl to gal ir turi? Jo. Čia yra priežastis ir pasiekmė. Turi babkių, nes esi skrūdžas. Bet, žinok, nu aš negaliu, kai mane maudo, žinai, kai tu nuvarai kažkur, nežinau, ten patį Dubajų nuvarai, pigiausiai vyno taurė 15 eurų, žinai. Ten į klubą einam, sako, pas mus minimum entry svy ten 200 baksų, žinai, į klubą užėjai. Ta prasme, į klubas tai reiškia, tu užėjai, ten vienas girtas dėdas sėdi prie baro, žinai. Ir tokie, žinai, bet tu nuvarai kažkur, nežinau, kitur man nepatinka, tu užėjai, stolininką išleidė, neskaniai pavalgė, dar alkanas išėjai, žinai. Nu aš jaučiuosi, kad maudoma, nežinai, kad juokiasi, kai aš išeinu, kad sako, loha, žinai, išmaudėm. Nu nepatinka, aš nefaina. Ten ta pačiam Dubajui, pavyzdžiui, irgi, nu, geras miestas, faina, bet tikrai pajamas turi turėti didesnės ir labai tas atrodo matavimas jis jaučiasi, žinai. Tu arba ten, čia lokas neturi, arba tu ten, žinai, su lambu važinėjai. Tai, nu, yra tokių niuansų. Pavyzdžiui, Gruzijoje pirmas dalykas nesimatuoja kažkaip žmonės, ne? Pavyzdžiui, aš Vilniuje Lietuvoje su viešuoju transportu nevažinėjau praktiškai. Taip. Tuose, nu, nėra, kad aš negaliu, bet kažkaip man nepatinka. Gruzijoje, žinok, aš atsipūtęs su metro važiuoju, man patinka. Man aфигенно, aš kitaip jaučiuosi, ten kažkaip toks, žinai, vaibas geras. Bet yra pigu, kame prikolas, ne, pavyzdžiui, maistas, aš nesu niekur pasaulyje skaniau valgęs ir pigiau negu Gruzijui. Kai aš buvau dar prieš karą, tai buvo, mes nuvarėm su tėvu dviese. Tai tu ateini pavalgęs, tu užsisakai fucking visko, nes viskas yra pigu. Ir blemba, žinok, nubudo, 2 eurų mes nepravalgėme kartu dviese. Tai čia kalbant, patiekalų ten 7, žinai, mes Tbilisi centre kažkur valgom. Vynas eina litras, nes tau atneša ten vyno, tai taurė ar tipo ar litrą? Kiek taurė? 5 lariai. Nu tai čia įsivaizduokim yra porą eurų. Kiek litras? 10 larių. Tai mes 2 taurės imsim bus 10 larių. O galim pusę litro? Ne. Nu, tai litrą. Tai žinai, pusę paliksim. Jo, ir paskui, žinai, kortelę sumokė, ten, pavyzdžiui, to brun eurus nuskaičiuoja 15 eurų. Problema, kad mes paeit negalime, mes prisivalgėm visko tiek, ir dar to vyno, dar mes paskui pramušėm, kad reikia buteliuko neštis, kad tu susipiltum neštis, nes vynas geras, kad žinai, tai tu nešies. Dabar jau biški brangiau yra, žinai, ir lalis pastiprėjo pakilo, ir ten kainos šiek tiek pakilo, bet vis tiek stil, to prasme, tu gali kainą nežiūrėti atėjęs. O, okei, tai, žodžiu, tau patinka labai aplinka Gruzijai, sakyt, ar ne? O kaip apie tos pačius, nu, tai aplinka palankė, ar ne? Jo. Kaip patys skaičiai, ar ne? Per daug gal į procesą nesigilint. Šiaip mūsų žiūrovam klausimas yra, ar norėtumėt, kad padarytumėm atskirą laidą apie Gruziją, apie investavimą į Gruziją niuansus. Matau, kad jau netrumpai plepam, tai labai, labai trumpai, ar ne? Kokios plus minus maržos, ar ne? Ir ar rekomenduotum, nežinau, va dabar, ar ne, nes vis tiek jau truputį laiko investuoji kitiem. Jo, ar rekomenduočiau kitiem, tai priklauso nuo viso portfelio dydžio, struktūros ir panašiai, ko tu iš to nori, tai priklauso, aš tikiu, kaip reikėtų rinktis ne tik pagal maržas, bet čia apskritai, ko tu visam paketą nori, ką tu duoda, ką tu atima, ne, tai yra tikrai niuansų, man atrodo, kad labai verta, ypač lietuviam. Tai apie sumas, jeigu taip, nu, paprastai trumpai, ne, apie tą maržas, tai galim sakyti, tai perki 3 kartus pigiau negu Vilniui, marža tau bus 2 didesnė. Banko paskolų. Ne, marža, atsiprašau, žodžiu, profitas tavo bus 2 didesnis, jo pelnas iš nekilnojamo turto nuomos inkamas, ne, ir mokesčius mokėsi bent 5 kartus mažesnius. Nu, tai va tos dalykus nesusidedi, jau gali maždaug vertinti. Tai žodžiu. Plus turto apsaugą turėsi. Tai va, vos ne, jeigu Ryga 2 pigiau, ar ne, jo. Tai čia vos ne 3 pigiau ir apmokestinamas, ar ne, palankesnis. Beveik 0. Beveik 0. Jo. Nu, tai prasme, yra niuansų, ten irgi plačiau galėčiau pasakot, kaip viską teisingai uždeklaruoti, legaliai viską gali pasidaryti, mokesčiai yra pasaka. Jeigu tu esi aitišnikas kažkoks, ta prasme, dirbi, pajamas gauni iš užsienio, taip. Tai jo papažinot, ant tie hebros sėdi, vat, nu, europiečių atvarai. Digital nomado. Jo, patikėk, ta prasme, sako, aš mėnesio atvažiavau, sako, 2 metus čia sėdžiu.
Užstrigo trumpam. Gyvenu kaip karalius. Tai žodžiu, jeigu žiūrovai jums patiko Gruzijos ilgas pristatymas ar ne, ir norėtumėt sužinoti detaliau, tai nepamirškit komentaruose parašyti, tai Gruzija, tiesiog raktinį žodį Gruzija ir pasižiūrėsim, jeigu surinksim kokį, kiek, 20-30 komentarų. Nežinau, tai jau čia nuspręs, kiek turi būti. Gerai, sakykime, kad... Rašykit komentarus, rašykit, kas domina, kas patinka, tikrai. Jo, ir tada pasistengsim ir iškepsim dar papildomai tada antrą laidą skirtą tik tais Gruzijai. Tai, žodžiu, super gera mokestinė aplinka, ar ne? Labai gera. Ir nuo kelintų metų jau investuoji Gruzijai. Pirmų gal kokių. Tai, žodžiu, 1 metai analizai ir dabar jau 4 metus aktyviai investuoji. Ir analizė viskas, žinai, ten įeina, taip sakant. Jo. Tai, sakau, tikrai verta, labai įdomu, bent jau mano akim, tai bent jau, kad turėtų su kuo palyginti, manau, čia, masterio dalykas. Ir kad žiūrovom turėti tokį kaip supratimą, kiek turi ar nuomojimų objektų, ar nežinau, kokį dar kažkokį matą, ką galima. Matą, ką aš kvadratais, žinai, ir arba kvadratais. Kada persižiūrėjau sutartim, žinai, kiek sutarčių turiu. Taip sakant, kiek reikia tikrinti įmokas, kiek gaunu. Tai paskutiniu metu buvo kem 2. 42 Gruzijos sutartys. Ne Gruzijai, bendrai turime. Iš viso. Jo, o pačioje Gruzijoje? Ten mažesnis kiekis yra gerokai. Mažiau nei pusė. Jo, gerokai mažiau negu pusė. Tavas didžiausias mano portfelis yra Lietuvoje. Tai kad kiti klausia, o tai tu čia Gruzijai. Ne, mano didelis portfelis yra Lietuvoje realiai. Aš tiesiog jau turiu su kuo palyginti. Jo, Gruzija yra tiesiog šalia. Nėra, kad aš nežinau, kaip motin Gruzija gai, žinai, arba ten Kipras gai, kur tipo tik tenais. Ne, aš Lietuvoje aš daug turiu čia investavęs ir aktyvus tas portfelis ir aš turiu su kuo palyginti. Tai šiaip teoriškai būtų galima Vainių tave pavadinti, finansiškai laisvu, jeigu jau ten 40 kažkeli nuomininkai tavo pinigėlius kaip skrusdeliukai suneša. Žiūrint, kaip matuosi, žinai, tas finansinė laisvė priklauso, kokiu tau pajamų, žinai, reikia ir, kiek tu planuoji išleisti, kaip tu nori gyventi ir panašiai. Tai jeigu taip, ar aš galėčiau dabar nedirbti, sakyčiau, jo, galėčiau. Ir gan patogiai. Ir net nereikėtų, net grikių valgyti, ne? Nors man, pavyzdžiui, grikiai labai skanus. Tai sakyčiau, kad taip. Jo, jeigu reikėtų pradėti savo kelionį iš pradžių, bet šiandien, turim jaunimėlį, sako, irgi, netgi NT Investo konferencijoje buvo prieėjęs vienas žmogus, sako, labas, aš esu 12-okas, norėčiau patekti į NT ir sako, nuo ko man pradėti. Tai pirmas dalykas, tai žmonės labai arba nuvertina savo laiką, pilteles nešiojinas ir panašiai, kur tau nereikėtų, arba kiti pervertina savo laiką. Tai jeigu tu esi jaunas, tu dabar neturi jokių pajamų, tai tavo laikas greičiausiai vertas yra 0. Tai tu pajamų neturi, kažkokių ten santaupų, ką investuok laiką. Dėka, ne? Tai pirmas dalykas, pradėk nuo laiko investavimo. Kur tu gali? Mokymai, kažkokie kursai ir ta prasme pilna nemokamai. Ir atsidaryk YouTube, pasižiūrėk video, ten kursų kažkokių knygas paskaityk. Vinted atsidarai knygų, yra po 2, po 3 eurus prisipirkti gali, kokiu nori. Anglų kalba dabar, pavyzdžiui, perku iš Vintedo, prisipirku tiek, kad skaityti nespėjai. Įdėk laiką į tą dalyką, ne? Krauk į galvą. Susira žmogų, kaip tu norėtum gyventi, ne? Kas gyvena kažkuo, ne kažkokį ten influencerį, kur ten statymus daro ir ten, žinai, rodo, bet pažiūrėk patelį, kas kuo užsiema, ne? Nežinau, ateik pasakyk, žiūrėkit, aš noriu jums padėti, galiu galva dirbti, šalia vaikščio šešėlis būsiu, galit mokėti, galit nemokėti, ne? Noriu būti šalia, ten matyti, ką darai. Ten nori mokytis, ne? Ir, vargu ar tu kažkas pasakys, gal kažkas pasakys, ne, bet, bus turbūt tokių, kur gal net ir pamokėtų, kažkiek asistentas gali būti, ne? Taip. Įsilieki bendruomenę kažkokį, žiūrėk, ką daro kiti, ne? Ir mokykis, dėk į galvą ir nebijok padirbt tą pakalninką, ne? Pabandyk, jeigu tu jaunas esi, tu gali rizikuoti. Tu gali padirbti vieną, gali padirbti kitą, dalykas. Jeigu tėvai Vilniuje gyvena, tai būkit auksinis ten sūnus, dukra, nesipykit, sėdėkit, šiknas rūkė, po ko neišvarė, ne? Gyvenat kaliavai, ne? Druskos ten skalbam biltelių pirkti nereikia, jūs belia kaip taupot, ne? Tai ne tik pinigus, dar ir laiką taupot. Nes ir valgyti padaryta, ir praskalta, ir dėk, žiūrėk, kad turi laiko, tu gali sudegti iki 0 ir vėl iš naujo atsistatyti. Tai dėk, investuok, ko tu daugiau, žinai, visokių dalykų pabandysi, pasižiūrėsi, ką tu gali. Ir dar vienas, pavyzdžiui, dalykas irgi, va čia net nežinau, net vyresniem. Kas neturit, kad turėtumėt su kuo palyginti, kaip sakiau, tai reikia turėti indeksą kažkokį, kad tu turėtum įprotį, kad tu galėtum dėti. Ir, pavyzdžiui, man kas buvo, aš žinau, kad į NT galiu dėti, bet man reikia dalies sumos. Bet kur man dėti dabar 20 eurų, 50 eurų? Taip. Aš kaip ir neturiu, ne, aš dabar galiu kažką nusipirkti tada už tus pinigus. Jeigu turi investicinę sąskaitą atsidaręs, ir tu gali įsidėti į ETF, pavyzdžiui. Ir aš žinau, kad aš galiu dabar, kad ir 10 eurų per mėnesį ten įdėti, bet aš dabar turiu alternatyvą. Aš dabar noriu ten iPhone naują pirkti, ar aš tą 500 galiu įdėti, ne? Ar aš jau dabar kavos noriu ten iš Starbucks ar ten iš kažkur pirkti, ar aš ten čiriką galiu įdėti. Tai tu pradėjau kitaip vertinti. Ir plus, kad ir po 10 eurų tu ten dėsi per mėnesį, ne? Bet tu matysi po metų, po 2, po 5, kas maždaug gaunasi, tau jau įdomiau, tu jau supranti, tada žiūri, blemba, palačiu, tai paaugo, jeigu aš ten būčiau tiek įdėjęs, blemba, gal nereikėjo dabar tų 5 iPhone pirkti pas mes stalčių guli, žinai, dabar pas mane gal ten, būtų vertėjau kažkokią, kad aš ten Tesla galėčiau už tos pinigus. Tai galbūt irgi vienas iš tokių variantų netreidinimo kažkokie.
ilgalaikis ITF, paėmė pasaulio indeksą, S&P 500, ten Nasdaq kažkokį, ne, ir jį tiesiog didė. Brokeriai Kad ir pasiėmė. nedėliom sumom ar ne? Jo, kad ir 10 eurų per mėnesį. Aš turiu pažiūrėti brokeriai, kokie komisiniai, daug kas dabar tą Freedom tam 4 reklamuoja, tai sorry, Hebra, tikrai ne pats geriausias brokeris, jis tiesiog didžiausius komisinius moka, kas reklamuoja. Kas pardavinėja, ar ne? Jo. Žodžiu, geriausią marketingą. Jo, tai yra Interactive brokeris, tai top lyderis niekas nepaneigs, ne bet kokas reklamuoja Freedomą, paklauskit Interactive brokeris geresnis, blogesnis, nu, liežuvis neapsivers pasakyti, ne, bet su juo sunkiai naudotis. Trading 212 Lietuvai tinka, Trade Republic, ne? Trade Republic, Trade 212 duoda gan paprastai, lengvai pasidaryti, bet ten nu, ne visi gal įrankiai yra, ką tu norėtum. Bet duoda, nėra mokesčio už tą įdėjimą, tai tu galėtum, kad ir po pitaką per mėnesį, bet tau už pirkimą neskaičiuoja. Bet žodžiu, tu turi su kuo palyginti. Tu turi alternatyvą, turi laisvų tinčyrį, kapydėse, tu gali ten judėti. Tai va, gal būtų patarimas tokie pradėti anksčiau investuoti, ne, kad ir kažkaip, kad ir TNT, nu tu galbūt nenupirksi dabar, gal tu garažą gali nupirkti. Bet pradėti, kad po truputį ar ne kauptos tos pinigus. Kad tu jau turėtum palyginimą, kur aš galiu padėti. Ar aš noriu varį pratūsinti dabar stolininką, aš geriau stolininką įdėsiu į TF'us, ar aš geriau pataupysiu garažą nupirksiu. Tai va, nu pradėti. Ir kitas dalykas irgi labai su tuo NT, jeigu tu nori užsiimti, tai tu gali būti, žinai, ir klientas, jeigu tu, pavyzdžiui, pats ieškai nuomotis kažkokį NT, ne, tai tu pats, kai nuomojas, tu žinai, kokios sąlygos, kaip veikia, gal tu gali kažką pernuomoti, gal gali brokerių ten padirbti, brokerio asistentų gali padirbti. Vat aš irgi tą patį brokerio asistentą irgi jiems sakiau, kad, sakau, tu pasinersi į tą aplinką. Tu pamatysi, kaip dirba, kaip bendrauja, pats gausi vieną kitą sandorį ar ne, susirasi kažkam pagelbėsi. Man atrodo, kad eiti brokerius, nu, nes aš pats irgi savo karjerą NT 2009 pradėjau irgi nuo brokerystės, tai man irgi atrodo tokia gera mokykla, o jeigu dar kaip šaltinį efektą dar ir pinigų uždirbsi, taip. Nu tai čia žodžiu, ir žinių gavai, ir pinigų uždirbai. Tai toks... Arba, žinai, galėti jau nebėra, 4 metus prasimokysi, laikas 100% sudenginsi, babkių išleisi ir greičiausiai, kai išeisi, turėsi profesiją, kuri nebeaktuali. Arba tu 4 metus gali pradėti kažkokio brokerio asistentų ar kažkokio sėkmingo žmogus gal asistentų. Ir jau tu jau būsi jau po 4 metų, pavadinkim, nu, gal ne senioras, bet jau normalus midas. Nes žmogus su 4 metų patirtimi ateitų, sakytų, aš 4 metus elektrikų dirbu ten, ar 4 metus, nežinau, ten statybose, ten špakliuoju. Ne, bet kiek tu išmoksi, kiek tu suprasi. Nežinai, kai tu, pavyzdžiui, aš irgi, nu, mokiausi, ten, žinai, ten mokais, tu sėdi, tu aiškina, bet tau nelenda į galvą, nes tu neturi prie ko prikabinti, žinai. Nes vien teorija. Jo, vien teorija ir tau nelimpa. Bet kai tu paskui jau, žinai, aiškinis tus dalykus, kai tau limpa, kai tu turi prie ko prikabinti iš praktikos, žinai, ai, tai čia taip. O net tą pačią knygą tu būna perskaitai, nieko nesupranti, už 3 metų perskaitai, blemba, tai čia gera knyga. Tai žinai, tu turi prie ko lipdyti. Tai va irgi tas variantas, kad, nu, pasižiūrėti, žinai, labai žmonės baigtųsi, ne, tai šiandien darbo nedirbsiu, ten kažką, žinai. Tai tu žiūrėk, į tą darbą irgi ne ką moka, bet būna problema. Kaip mokymosi procesą, jo. Jo, o kuo tu ten tapsi tam darbę dirbdamas, ne? Ką tu ten gausi, ką tu išmoksi, ką tu ten mokės dabar štuką 5 ar 800, skirtumas mažas, palyginus ar tu 4 metus kaupsi patirtį kažkokią gerą, išmoksi kažko, ar tu po tų 4 metų, žinai, ten, nu, mokėsi pizzas tik tai flipint, pavyzdžiui, arba ten padavėjų dirbai, gerai arbatpinigiai, gerai uždirbai, bet tu dabar mokė atnešti maistą, žinai. Jo, tai tu kaip čia gavai gerą uždarbį, bet praradai, nežinau, ateities, žodžiu, short term išlašiai, long term bėgant maratono pralašiai. Tai žiūrėk, žodžiu, ką tu gauni, investuok į laiką, į žinias, ką tu gali išmokti. Tas yra svarbu ir nebijok, nuleis galvą ir pakalink, ir, nu, nepirk šūdo visokio, ne, pažiūrėk, kad tau tikrai reikia. Nereikia maivytis, kad tu ten laikrodį brangų užsidėsi, ten drabužius brangius užsidėsi. Nu, niekam nefik nerūpi iš tikrųjų, ilgojo laikotarpiu jau labiau, ne? Ar tu ten prieš 10 metų ten su vienokiu ir su kitokiu laikrodžiu buvai, ar su vienokia kitokia mašina važinėjęs, nu, visiškai pofik iš tikrųjų bus. Ar tu ten būsi užaugęs ar ne, bus skirtumas. Ir žinai, žmonės sako, tai čia 10 metų reikia investuoti, tai čia neapsimoka, arba ten tai čia 10 metų ten sportuoti reikia. Esmė tame, 10 metų jie ar taip praeis. Taip. Tai klausimas, kur tu būsi po tų 10 metų. Taip. Ar tu, žinai, ten su pilvu žiūrėbusi prie sofos prasidėjęs būsi, ar tu ten užsikačialinis veikas būsi, ar tu pinigų turėsi ar neturėsi. Jie vis tiek praeis tas 10 metų. Taip, bet kuriuo atveju nėra, kad nepraeis, nėra tokio varianto. Taip, bet reikia galvoti, kur aš būsiu po tų 10 metų. Va tas, ką aš dabar darau, mane artina prie tikslo, ar tolina nuo tikslo. Palinkėjimą mūsų žiūrovom, kokį galėtum pasiūsti, kaip čia, kas galėtų jam pagelbėti kelioniai, kad pakliūtų į tą 1%, ar ne? Jo, pirmas dalykas tai keltis tikslus, neturėti svajonių, ne, susidėti tikslus, į juos realiai, nu, įgyvendinti ir nuleis galvą ir papakalint, pasistengti, dalyvonė. Pasistenk dabar, kad tu vėliau galėtum rinktis laisvai, ne, tai duoda tas paskui laisvę. Tu gali paskui rinktis, tu nenori kažką daryti, nu, bet dabar nuleis galvą ir papakalint. Prasme, nereikia to išdumo, ne. Tas, aišku, palinkėjimas, taip skatai, jeigu žiūrit kontentą, mato, tinka, patinka, tai pakomentuokit, komentarą parašykit, kažkas patiko, nepatiko, šūdas buvo, parašykit, kad nekvies painius daugiau, žinai, čia lieva kalbėta, ne. Tai irgi galite parašyti, uždėkit like ant video irgi, nu, daug ką reiškia, jų mažas ten paspaudimas, ne, vat, nu, kuriem tai parodo, kad toks video įdomus, kad nori daugiau tokių video. Gerai, nes mes ir vertinam taip pat tą patį kontentą, tarkim, ten kokį vat, turėjom Justą
ir matai, kad, blemam, renka mažoką laiką. Nu, tada turbūt, žinai, kitas iki, žinai, darysi, bet turbūt jau imsi, nežinau, ilgesnį gepą, ten po metų, po 2, ar ne. O matai ten, kas su Žilvinu Ignatavičium darėm vieną video, ten aišku ir konkursą tokį buvom paskelbę ir tas video, išbūmino. Nu, ir viskas, ir mes prisišnekėjom, kad, žodžiu, surinksim 1000 laikų ir kepsim video. Tai, žodžiu, video nufilmuotas, bodės tai beliko tik tai sumontuoti ir paduosim irgi. Jo, tai, žodžiu, uždėkit tos laikus ir YouTube'ui parodot, kad patinka, kad plačiau rodytų. Ne? Ir kūrėjui parodot, į kurią pusę reikia. Jo, tai uždėkit, nepagailėkit. Matot, nežinau, draugą kažkokį turit, kam aktualu būtų, pasišėrinkit, parodyk, žiūrėk, nesidėk ant sofos, pažiūrėk video, geras video, ne, gal tau įdomu, ten kažkokią temą pakalbėjo. Tai pasidalinkit, duokit peno kūrėjam, kad daugiau darytų. Blema, matot, kaip ne veltui tiek metų irgi kolega pardavėjas, žodžiu. Dėkui, Vainiu, tau už tokį gerą intro. Ne intro, outro jau, ar ne? Tai galim, žinai, padaryti, jeigu ten kažkiek laikų surenka, komentarų prirašo, galim kokią konsultaciją padovanot, pavyzdžiui. Jo, bet kokią temą ten, ne, galite pasirinkti. Nežinau, tai vieną, žodžiu, Gruzijai skaičiuosim, ar ne? O kitą jo, tai galim... Gali gal kas komentarus rašys, nežinau, iš komentarų gali kokį vieną žmogų išrinkti, pavyzdžiui, nežinau, konsultaciją, verslo plėtra, ten finansinis investavimas. Jūs parašykit savo situaciją ir apie ką jums reikia konsultacijos, o mes jau tada kitam podcast'e jau duosim arba išrinkti Vainiui, arba tiesiog random būdu išrinksim. Jo, ir paskelbsim, patys išrinksit, kas tau gal atrodys, pavyzdžiui, kam aktualiausia, kam reikėtų. Jo, tai jeigu norit nemokamos konsultacijos iš Vainiaus, aprašot savo situaciją ar ne, gal kokį vieną kitą klausimą, kad mums būtų aiškiau ar ne, iš ko renkam. Ir tada galėsim kito podcast'o metu, Vainius galės arba atsakyti jūsų klausimą, jeigu ten paprasta, arba mes tada suorganizuosim one konsultaciją Vilniuje atliekit, pas mane galėsit pasikonsultuoti. Jeigu norit apie ką tos konsultacijos, tai užeikit kuolys.lt, mane galite surasti, ne? Tai bus ten bent trumpai maždaug apie ką aš ten galiu padėti kokiais reikalais. Tai galite pasižiūrėti, jeigu įdomu, tinka, patinka, tai sakant, susisiekit. Ir rašykit komentarus. Jo, like išdėkit. Ir čia paliksim, žodžiu, dar irgi tavo website, ar ne adresą, tave, kur galima rasti Facebook'e. Ir ką, dėkui žiūrovai, dėkui Vainiau tau už gerą podcastą ir iki sekančių pasimatymų. Iki.